Recording in progress. Labas vakaras, brangieji. Nu kągi, šiandien turim vėl labai gilę, labai stiprią temą. Žmonės sako, kuo geriausiai apšiltinti namą. Ką reiškia apšiltinti namą? Tai juk namas turi daug konstrukcijų ir jeigu mes naudotume tas pačias medžiagas, tai nieko nesigautų. Juk jūs nesiruošiat pamatų šiltinti lygiai taip pat kaip stogą, ne? Arba sieną šiltinti taip pat kaip pamatus. Tai skirtingos medžiagos, skirtingi prioritetai ir taip toliau. Todėl iš tikrųjų žmonės labai dažnai galvoja, kad namas tai yra sienos ir turi omeny, kalbėdami apie namų šiltinimą, kad tai pirmiausia iš sienas apšiltinti kuo. Tačiau ar sienos yra pirmas prioritetas? Todėl čia daug reikia sudėlioti taškų, nes tikrai labai daug iliuzijų mūsų galvose yra sukurta per daugelį metų iš įvairių pasakojimų, pasidalinimų, iš įvairių mitų apie statybas, apie šilumos išsaugojimą ir taip toliau. Taigi, brangieji, kągi, keliaujam į šią temą. Taigi, nuo ko pradėsim? Pirmiausiai noriu pasakyti, kad visada per savo transliacijas aš darau dovaną tiems, kas skiria laiką, kas domisi, kas žiūri tai aš ir duodu galimybę dar giliau įsigilinti ir tikrai tapti kvalifikuotų užsakovų. Šitame seminare, kurį aš paruošiau specialiai tam, kad žmonės nedarytų klaidų ir galėtų įsirengti šiuolaikinį modernų, šiltą, ekonomišką jaukų būstą, nedarydami klaidų, neperdarinėdami, neįkvodami tam savo nervų, pinigų ir taip toliau. Taigi šito 4 valandų su atsakymais į klausimus, su visų temų išnagrinėjimu seminaro įrašo kaina yra tik 57 euriukai. Bet savo transliacijų metu aš ir tai darau dovaną. Aš tiesiog nubraukiu šitą kainą ir 27 eurų nuolaidą per pusę praktiškai kainą dalinu ir mano transliacijų metu tiems, kurie iki pačios pabaigos bus aktyvūs, jiems yra galimybė įsigyti šitą žinių kompleksą pilną tik už 30 euriukų. Ar tai apsimoka? Tiesiog nuspręskit, tuo labiau, kad aš duodu ir garantiją, kad tai tikrai apsimoka, nes pasakysiu sąlygas pačioj pabaigoje. Taigi, brangieji, apie ką mes šiandien? Šiandien mūsų seminaro šitų nemokamų mokymų planas yra toks. Pirmiausiai, tai į ką labiausiai kreipsim dėmesį šiltinime? Tai šiluminė varža ar sandarumas. Čia yra priminimas, nes labai giliai įsišaknijusi nuomonė, kad pagrindė mums reikia uždėti šiluminę varžą. Tai išnagrinėsim tai. Toliau šiltinimo prioritetai. Nuo ko pradėti šiltinti namą? Kur yra pagrindinis pirmas prioritetas, į ką sutelk dėmesį pradžioje reikia? Toliau, kai mes eisim kalbėti apie sienų šiltinimą, ne, tai kurias sieną šiltinti? Sienų yra daug mūsų namuose. Tai į ką atkreipti pirmiausiai dėmesį? Toliau sienose labai dažnai būna senesnėje statyboje renovuojant namus susiduria su tuščiais oro tarpais sienose.
Tai jų užpildymas taip pat labai aktualūs klausimai, jų yra daug, tikrai pareina pas mane. Toliau. Šiltinti iš išorės ar šiltinti iš vidaus. Labai dažnai žmonės darosi remontą viduje ir sako, kaip čia man, kiek čia to šiltinimo medžiagos uždėta, šiltinsiu iš vidaus. Tai pliusai, minusai, priežastys, pasiekmės. Šitas dalykas labai svarbus. Toliau jau mes esam kalbėję ir praeitose laidose, bet šitas dalykas labai aktualus. Oro barjeras ir garo barjeras. Kas šiltinime, kas tai yra per dalykai, kodėl jie reikalingi, tai yra paprasta, elementarų fizikos supratimą. Duosiu jums, kad kiekvienas galėtumėt priiminėti sprendimus patys. Ne tai, ką aš pasakysiu, įsidėmėt, o tiesiog suvokt principus. Taigi, toliau. Šiltinsim sienas ar ne, tai kokią technologiją rinksimės. Žmonės klausia, o kaip geriau šiltinti, o kuo geriau šiltinti. Tai va pasižiūrėsim į technologijas ir pažiūrėsim pliusus, minusus ir šiek tiek galėsim jau susigaudyti tame ir pasirinkti. Tada, jeigu jau apšiltinom, tai kadangi išsprendžiam, kad sandarumas yra tikrai svarbus, tai sandarumo testo būtinumą dar kartą akcentuosiu jums. Ir visi kartu pasidarysim išvadas iš to, ką aš čia pašnekėsiu ir ką mes patys kartu padiskutuosim, aptarsim su jūsų klausimais. Taigi atsakysiu į jūsų klausimus, pasidarysim išvadas. Nu, ir tada ir bus dar pačioj pabaigoje būtent apie tą dovaną, apie tą nuolaidą seminarui dar pašnekėsim. Tai kągi, ir pradėkim nuo to. Tai dabar kas svarbiau, šiluminė varža ar sandarumas? Ar užtenka uždėti didelį sluoksnį šiltinimo medžiagų, svarbu, kad būtų stora ir ar viskas bus gerai? Brangiai, tyrimai nedviprasmiškai parodė štai tokį rezultatą, kad šiluminė varža, ji tarnauja tik tai 1/5 šilumos nuostolių sutvarkyti, pagauti. Sandarumasgi 4/5 šilumos nuostolių. Jeigu nėra sandarumo, dėkit varžą kokią norit. Vis tiek, jeigu eis kiaurai šiltas oras, jis išneš 4/5 šilumos. Tai yra liūto dalis, 80%. Todėl ignoruoti sandarumo yra visiškas nesusipratimas. Tai dabar pasižiūrėkim, šiltinimo prioritetai. Viršutinė konstrukcija yra pirmas prioritetas. Kodėl? Todėl, kad šiltas oras nuo šildymo prietaisų visada kyla pirmiausia į viršų. Taip, radiatorius šildo orą, šiltas oras kyla į viršų ir remiasi į viršutinės atitvaras pirmiausiai. Ir jeigu ten randa plyšelių, per kur pabėgti, patalpose gaunasi oro išretėjimas. Kai yra oro išretėjimas, į vidų siurbiamas šaltas oras per įvairius nesandarumus. Ir pirmiausiai per apatinių konstrukcijų nesandarumus. Ir šitaip mes gyvenam kamine. Tik tai tada, kada mes sustabdom šilto oro nutekėjimą, šiltas oras spaudžiasi į viršų, jis negali pabėgti ir tik tai tada jisai pradeda užsipildyti ir nesigauna oro išretėjimo patalpose. Įsiurbimas sumažėja arba dingsta ir kas tada prasideda? Prasideda šilto oro kaupimasis. Ir tik tai tada, kada šiltas oras pradeda susikaupti, jis pradeda spausti ir į sienas ir galų galiai į grindis. Tai pilnai mes prikaupiam patalpoje šilto oro. Todėl pirmas prioritetas yra lubos, antras yra sienos, trečias yra durys ir langai ir ketvirtas yra grindys ir pamatai. Toliau, ką reikia dar labai svarbaus mūsų suprasti, tai yra elementarūs dalykai, kai kam jau jie visiškai nusibodė, bet brangiai aš juos kartosiu, todėl kad aš susiduriu su klausimais, kada ateina žmonės pas mane konsultuotis, klausimai, kurie parodo, kad žmogus tiesiog nežino šitų esminių dalykų. Taigi, šiltinimo principas sako, atskirk šilumą nuo šalčio. Kur yra šiluma, kur yra šaltis? Labai paprastas dalykas, įsidėmėkit, brangiai, šiluma yra ten, kur yra šildymo prietaisai. Tos patalpos, kurios yra šildomo šildymo prietaisų pagalba. Jūsų pinigai investuojami į šilumą ir jis skleidžiama atitinkamose patalpose. Ten, kur nėra šildymo prietaisų, nepalaikoma šiluma, ten yra šaltis. Ir šilumą nuo šalčio reikia atskirti. Tam yra ir šiltinimo medžiagos, ir šiltinimo visi sluoksniai dedami tarp tų patalpų. Taigi dabar pažiūrėkim.
Labai dažnai žmonės daro klaidas taip pat šito principo nesilaikydami. Dabar pažiūrėkim. Štai čia yra šildoma patalpa visa, ar ne? Kadangi yra šildymo prietaisas, jis šildo orą, šiltas oras kyla į viršų. Čia lygiai taip pat štai čia taip pat yra šildoma patalpa. Kitos patalpos, tai čia va šone viena patalpa ir čia šone kita patalpa, jos yra nešildomos. Tai dabar patys pagalvokit, pagal tą principą atskirk šilumą nuo šalčio. Kur šiltinsim? Tai šiltinimo principas štai ką sako. Mes šiltinam tas patalpas, kurios yra šildomos visą perimetrą. Tai dabar šiluma remsis būtent į perdangą, štai čia į šitą perdangą šiluma remsis, reiškia, jinai neturi pereiti. Perdanga bus šilumoje, sausumoje, ji bus prišildyta vidaus šilto oro, o iš išorės ją ribos šiltinimo medžiaga, ne? Šita patalpa, kuri yra šildoma visa perimetru, bus taip pat apšiltinta. O tos patalpos lieka, sakykime, nuo stogo pusės, čia šiltinti tikrai nereikia. Šitoj pusėje taip pat stogo šiltinti nereikia. Tai kaip matot, stogas tarnauja kaip lubo šildomai patalpai, sienos šiltinamos ir čia yra apšiltintos šitos palėpės grindys dėl to, kad iš apačios į šitą perdangą remiasi šiluma. Štai dabar dar vienas dalykas, vat paimkim ir pristatykim kažkokį priestatą, sakykim, garažas, malkinė arba bet kokia kita nešildoma patalpa, ar ne? Ir žmonės galvoja taip, nu, tegu būna ten man, sakykim, šiek tiek kažkokia, nu, kad ir išėjai šiek tiek šilumos, sugalvoja, aš apšiltinsiu čia. Nors šita patalpa nešildoma. Tai iš karto pažeidžiamas principas. Tada reiškia, jeigu mes nededam štai šitoje vietoje šiltinimo medžiagos, nedarom šilumos izoliacijos, reiškia čia per šitą sieną keliaus kiaurai šiluma. Ir šita patalpa bus šildoma dėka to, kad mes tiesiog išleisim iš šitos šildomos patalpos, išleisim šilumą į čia. Ar mums to reikia? Jeigu jums reikia, jeigu jūs prisiimat šitokius nuostolius, tai yra tuščiai šildyti šitą patalpą, jeigu jums to nereikia, štai čia tuščiai kur šilumą, nu tai jūsų pasirinkimas, bet pagal šiltinimo principą turi būti šitaip. Čia naikinama šilumos izoliacija ir dedama štai čia. Tai reiškia, ten, kur nėra šildymo prietaisų, ta patalpa skaitosi kaip šiltinama, kaip nuo lauko. Visos patalpos, kuriuose nėra šildymo, jos skaitomos kaip laukas. Ir šiltinimas turi būti atliekamas kaip nuo lauko. Šitą dalyką labai paprastai reikia įsisąmoninti, nes jeigu mes tikrai norim sutaupyti šilumą ir nenorim ją išleisti ten, kur mums nereikia, tai supraskim, kad pamažu per štai šitas konstrukcijas, va čia pamažu tiek per viršutinę, tiek per šoninę konstrukciją, tiek iš apačios, pamažu temperatūra susivienodins su lauko temperatūra. Jeigu mums tai netinka, tokiu atveju mes turėtume šiltinti visą šitą patalpą ir statyti čia kažkokius šildymo prietaisus tam, kad palaikyti norimą mums temperatūrą aukštesnę negu išorėje. Kiek šildysim, čia jau nuo mūsų priklauso pilnai, ko mums ten reikia. Todėl visada reikia pradėti nuo tikslų, brangiai, nuo problemos iškėlimo. Problema yra, kad šiluma pabėga, aš jos negaliu sulaikyti. Tada iš karto koks tikslas, ko aš siekiu, kokios temperatūros noriu viduje turėti, kiek aš pasirengęs investuoti į tai ir būtent tada užsidedu savo tikslus ir juos įgyvendinu. Toliau susiduriam su labai dažnu atveju, kada yra oro tarpas sienose, ar ne? Tai paprastai siena tada būna mūrijama iš dviejų dalių. Pagrindinė dalis, laikanti sienos dalis būna storesnė. Paprastai, sakykime, ten 1,5 plytos, tada oro tarpas kažkoks, ar ne? Štai čia oro tarpas ir pusė plytos išorinė siena. Išorinė siena realiai tokiu atveju tarnauja tik tam, kad neaplytų vidinės sienos.
kad ji būtų apsaugota nuo išorės kritulių įvairių, nuo išorės poveikių. Ir realiai šitame oro tarpe, va čia va, oro tarpe yra laukas. Todėl, kad kada nuo vidinės sienos iš vidaus, kada per šitą sieną išeina šiluma iki oro tarpo, šiluma pradeda kilti į viršų, sušyla oras, jis kyla į viršų ir viršuje susidaro slėgis. Ir čia šiltas oras randa pakankamai įvairių plyšių, plyšelių ir jis tiesiog didelė dalis jo išeina laukan. Ir tik nedidelė dalis pradeda leistis žemyn, atšaldama nuo išorinės sienos. Leidžiasi žemyn, vėl prisiglaudžia prie vidinės sienos, vėl gauna šilumos, vėl kyla į viršų. Tai vadinasi konvekcinis ratas. Oras šyla, kyla, oras šąla, leidžiasi ir šitaip sukasi. Didžiaja dalimi sušilęs oras pabėga, tiek, kiek nepabėga, mažoji dalis keliauja žemyn atšaldama, perduodama savo šilumą išoriniai sienai. Taigi, į išorę, brangieji, iškeliauja tik apie 20% šilumos. 80% sukasi štai čia, išeina per viršutinę dalį. Štai kas vyksta oro tarpe. Tai jeigu jūs paliekat tuščią oro tarpą, tokiu atveju 80% šilumos jūs aukojat. Šiltindami iš išorės šitą sieną, neužpildę oro tarpo, jūs gaudot tik tai apie 1/5 šilumos. 4/5 oro tarpų vis tiek iškeliaus laukan. Kokia logika? Štai paprasta, elementari fizika, kurią tiesiog reikia įvertinti šitoje vietoje. Tai dabar užpildymas oro tarpų, ar ne? Tai užpildyti oro tarpus reikia taip, kad šitą konvekcinį ratą sustabdytume. Šitas ratas turi būti sustabdytas. Tai jeigu mes naudosim orui laidžias medžiagas oro tarpe, tada per jas bet kokiu atveju šiltas oras sunkiasi. Taip, šitas ratas sulėtėja, todėl šiokį tokį efektą gaunam, bet kokiu atveju tai sukasi. Ir tas efektas yra minimalus. Todėl šiltinant oro tarpus, užpildant juos reikia užpildyti tokiomis medžiagomis, kur šitas konvekcinis ratas sustabdomas. Tai reiškia, efektyviausiai tai yra tokios medžiagos, kuriuose oras uždaromas mažose porose. Tai yra tam sukurtos specialios termoputos oro tarpams. Tačiau rinkoje dabar yra pritempta į rinką tiek visokių medžiagų, kad tik tai būtų kažkas panašiai, kad tai galima būtų kaip nors į sieną įkišti. Ir ant ko tai skaičiuojama? Tai skaičiuojama ant to, kad net jei medžiaga nepilnai sustabdys šitą konvekciją, kas ten žino, kiek ten turi būti to efekto. Ir dažniausiai pripila netgi polistirolo granulių arba keramzitų arba kitokių birių medžiagų ir žmonės sako, kažkiek gal ir geriau. Tačiau tas geriau yra mažas mizeris palyginus su tuo, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Tai va šitoj vietoj labai dažnai žmonės daro klaidą, galvodami, kad vis tiek bus gerai, nors ir naudoja pigias orui laidžias medžiagas, neskirtas visiškai šitam dalykui. Tai žinokit, kad realiai jūs sutaupot vienam kūrenimo sezonui pigiau, sakykime, pasidarėt, sutaupėt kažkokį kiekį pinigų. Tuos pinigus jūs tiesiog padalinsit į 12 dalių ir kiekvieną mėnesį po vieną dalį įmesit į pečių. Arba įmesit tiesiog mokėdami už šildymą, sunaudosit vis. Tai metus, pusantrų, 2 metus. Galėsit sutaupytus pinigus panaudot kūrui. Daugiau kūro sunaudodami arba brangiau mokėdami už šildymą. O toliau jūs vėl turėsit mokėti, bet iš ko? Sutaupyti pinigai tai baigėsi. Ir turėsit mokėti iš savo uždirbtų pinigų, už savo prakaitų turėsit sumokėti. Ar verta? Čia tikrai vertėtų pagalvoti. Toliau, oro garo barjeras. Šitie klausimai labai svarbus. Tai dabar žiūrėkit, jeigu mes oro barjero neturim, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per konstrukcijas gali praeiti oras.
Tai kai jis gali praeiti, tai tada žiūrėkit, kas. Ypatingai, kai yra šoninis vėjas, ar ne? Tai iš išorės, iš lauko, iš kažkurios pusės namo gaunasi šalto oro spaudimas. Ir tas šalto oro spaudimas atitinkamai stumia, įeina į vidų ir stumia šiltą orą laukan. Gaunasi tiesiog prapūtimas. Tai šiltas oras, jeigu nėra oro barjero visose konstrukcijose, šiltas oras randa plyšių plyšelių, per kur pabėgti. Jis išstumiamas yra. Įeina šaltas oras, išeina šiltas. Tai tas pats stogė, tas pats sienose, jeigu nėra šiltinimo sluoksnė oro barjero. Jaučiat, kas gaunasi? Gyvenam kaip rėtie. Tai įsivaizduokit megztą megztinį, ar ne? Tai su juo, kai nėra vėjo, kai nėra spaudimo, su juo pakankamai šilta, nes tose vilnose, iš ko megzta, oras lyg ir stovi tuo momentu, ar ne? Ir mes sušildom savo kūno temperatūrą tą orą ir jisai atriboja mus nuo išorės šalto oro. Viskas lyg ir gerai, bet įsivaizduokit, kada yra stiprus vėjas ir retas megztas megztinis. Ar jis apsaugo mus nuo šalčio? Jis kiaurai prapučiamas. Štai labai panašu. Tai žinokit, kad fizikos principai, jie tie patys yra visose srityse. Ir čia nėra jokios mistikos ir nereikia bijot mąstyti. Čia nereikia įsivaizduoti, kad čia turi būti kažkokiu profesorium, kad statyboje yra kažkas labai sudėtinga. Principai tie patys. Tai štai, dabar kai pasiekti tą oro barjerą, nu tai ką, reikia sandarinti. Kokie būdai sandarinimo? Pirmas būdas, kur dažnai naudojama buvo iki šiol, tai tradicinės šiltinimo technologijos, kurios yra grįstos orui laidžiomis šiltinimo medžiagomis, tokiomis kaip vatos, birios medžiagos įvairios ir taip toliau, tai yra kiaurai prapučiamos medžiagos ir kad kiaurai per jas neeitų, tai papildomas sandarinimas. Tai dažniausiai buvo naudojamos įvairios plėvelės, klijuojant jas lipniomis juostomis. Bet labai dažnai šitoje vietoje klaidos daromos tokios, kad įsivaizduojama, kad svarbiausiai reikia padengti visą plokštumą. Pavyzdžiui, lubas arba sienas visą plokštumą padengia. O kad reikia ir perimetrą sandarinti, labai dažnai nepagalvojama apie tai. Kada šiltas oras spaudžiasi į konstrukciją, jisai atsiremia ir jisai plečiasi į šonus. Ir tada jisai prieina iki perimetro. Jeigu perimetras gerai neužsandarintas, neapklijuotas pilnai, arba ten ne visur, kampai nesuklijuoti dar kažkur, šilto oro spaudimas yra didelis ir tikrai ten pradeda tiesiog keliauti per tuos nesandarumus šiltas oras. O kadangi šiltas patalpų oras visada neša savyje daug garų, nes mes viduje kvėpuojam, prakaituojam, gėlės laistom, skalbiam, džiovinam, grindis plaunam, dušus naudojam, verdam, visa tai yra daug vandens garų. Ir tie vandens garai, jeigu rado nesandarumą, su oru keliauja ir eina per konstrukciją. Vidinė konstrukcijos dalis yra šilta, sušilusi nuo mūsų kūrenimo, nuo mūsų vidaus šilumos sukūrimo prietaisų. O išorinė pusė tai yra šalta ir vandens garai toje šaltoje dalyje šiltinimo medžiagos pradeda kondensuotis, ten tampa šlapia. Ir jau turim reikalų. Taigi, tradicinė šiltinimo technologijos su orui laidžiomis medžiagomis tai yra ypatingas dalykas atkreipdėmėsi į pilną sandarinimą ir ilgalaikį ir patikimą. Va čia mes šitoje vietoje turim reikalų visada. Tai antras būdas - naudoti sandaraus šiltinimo technologiją. Sandaraus šiltinimo technologija Europoje bene vienintelė patikima, garantuota, kurią aš nuoširdžiai sakau, kiek aš studijavau, tai išskiriu Gamo technologiją, tai yra kanadiečių firmos Aisenin produktas, kuris 2007 metais atsirado Lietuvoje.
Lietuviai pirmieji į Europą parvežė šitą produktą ir pradėjo oficialiai dirbti su juo. Taip, yra poliuretanų ir kitokių, čia vadinamas naujasis poliuretanas gamo. Yra poliuretanų ir senesnių, tačiau didžioji jų dalis labai traukiasi kintant temperatūroms ir išsisandarina. Yra mažiau besitraukiančių poliuretanų ir basfas gamina vokiečiai, bet rinkoje praktiškai jų nerasit, nes jie labai brangus ir retai rinkoje naudojami. Todėl, pagrindė, ką aš galėčiau rekomenduoti šiuo atveju, tai pasižiūrėti į gamo technologiją, tai gamo.lt, jūs galit tai atrasti ir pasidomėti. Aš, kada savo namui rinkausi, aš studijavau visus variantus ir pasirinkau būtent gamo technologiją, o jūs rinkitės tiesiog taip, kaip jūs ką jūs atrasit, tą ir rinkitės. Tai aš noriu tiesiog pasidalinti visom pliusais ir minusais, visom rizikom ir visais pranašumais šitoje srityje. Tai apie oro barjerą pakalbėjom. Dabar, brangiai, kalbėsim apie garo barjerą. Kas tai yra? Tai aš kaip ir minėjau, kad jeigu spaudimas šilto oro yra į atitvaras ir ten gali praeiti oras įnešdamas savyje vandens garus, tai reiškia, kad mes turim užtikrinti, kad vandens garai nekeliautų į šiltinimo medžiagą. Tai dabar žiūrėkit, kada mes apšiltinam atitvarą iš išorės, ar ne, va čia apšiltinom atitvarą iš išorės. Ir jeigu nėra garo barjero, kas gaunasi? Šiltas oras su vandens garais, vat mėlynos rodiklikės, įsivaizduokit, vandens garai pradeda skverbtis gilyn į atitvarą. Ir tada kas gaunasi? Išorinėme šiltinimo medžiagos sluoksnyje, štai šitame sluoksnyje čia pradeda kauptis pamažu vandens garai. Vandens garai, kurie pradeda kondensuotis. Šaltame išorinėme sluoksnyje vandens garai kondensuojasi ir tada šita vieta, va šitas sluoksnis čia, jisai tampa šlapės. Kuo labiau jisai šlapės, tuo labiau jisai atšala. Kuo labiau jisai atšala, tuo labiau kondensuojasi dar daugiau drėgmės čia. Ir tai gaunasi, kad šita medžiaga, šiltinimo medžiaga visa tampa šlapia ir pradeda šlapti ir drėkti ir pati atitvarinė konstrukcija, pati siena jau pradeda šlapti. Ir jeigu užspaudžia šaltis, tada pradedama ardyti pati konstrukcija. Todėl garo barjeras būtinas tam, kad garai nekeliautų į rasos tašką. Tai reiškia į ten, kur šalta ir kur jie kondensuosis ir virs vandeniu. Tai kada mes uždedam garo barjerą, ne, o įsivaizduokit, garo barjeras va čia tarp šiltinimo medžiagos ir pačios sienos. Jeigu mes uždedam čia garo barjerą, kas tada gaunasi? Tada garai, šiltas oras su garais, jie gali vaikščioti čia per šitą sienos dalį, bet kadangi šiltinimo medžiaga uždėta iš išorės, tai ji turi užgarantuoti mums, uždėtas toks sluoksnis, kad sienoje niekada nebus šalta. Ir vandens garai, jeigu ir patenka į sieną, jokios problemos nėra, nes jie nesikondensuoja čia. Ir kada jie įeina į sieną vandens garai, tai tada, kada jų yra patalpoje vandens garų, čia yra daug, jie gali įeiti į sieną, siena kaip ir priima vandens garus ir sumažina vandens garų koncentraciją patalpoje. Tokiu atveju šiek tiek krenta santykinė oro drėgmė patalpose. Ir kada santykinė oro drėgmė nukrenta, tai yra, kai oras tampa sausesnis, kas tada gaunasi? Tada iš sienos tie vandens garai gali sugrįžti į patalpą. Ir priklausomai nuo to, kaip gerai siena priima vandens garus ir kaip gerai juos atiduoda, kaip greitai tai vyksta, va čia priklausomai nuo to labai svarbus dalykas yra santykinės oro drėgmės pastovumas patalpose. Kai tik tai per drėgną, atitvaros paima vandens garus, kai tik tai per sausą, vandens garus atiduoda. Ir tokiu atveju gerai susibalansuoja
santykinės oro drėgmės svyravimai, jie lieka mažesni arba bendrai praktiškai nesvyruoja. Viskas priklauso nuo to. Tai pavyzdžiui, mūrinės sienos sunkiai šitą funkciją atlieka, bet kada mes turim medinį namą, jis kur kas geriau šitą funkciją atlieka. O kanadiečiai išstudijavo, kad tos naujosios gamo putos, jos dar geriau atlieka šitą funkciją. Todėl jos labai gerai stabilizuoja santykinę oro drėgmę. O mokslininkai nustatė, kad santykinės oro drėgmės pastovumas lemia kur kas geresnį darbingumą žmogaus. Kai tik santykinė oro drėgmė pradeda svyruoti, žmogus tiesiog praranda didelę dalį darbingumo. Jis jaučiasi pavargęs, nes tas kritimas, temperatūrų kaitaliojimasis ir santykinės oro drėgmės, kas ir priklauso nuo temperatūros, tai tikrai labai veikia žmogų ir veikia ne į gerąją pusę. Todėl štai garo barjeras jisai būtinas tam, kad į šiltinimo medžiagą nepatektų vandens garai esantys patalpų vidaus ore. Taip. Tai dabar klausimas, kaip tai pasiekti. Nu tai kągi, naudoti orui nelaidžias medžiagas, nes žinokit, kad kondensacija gaunasi ne todėl, kad ore yra drėgmės, o todėl, kad tas oras neša drėgmę į tą vietą, kur yra šalta, kur yra rasos taškas. Tai yra tokia temperatūra, kur ta drėgmė neišvengiamai kondensuosis. Jeigu yra šalta, bet ten neateina drėgmė, tai nėra kam ir kondensuotis. Todėl rasos taškas nėra blogybė kažkokia. Blogybė yra tada, kada į rasos taško temperatūrą papuola vandens garai. Tai norint, kad tai nepapultų, tai reikia neleisti oro srautui nešti nuolatos tuos vandens garus. Nes kada ateina oro srautas ir atneša vandens garai kondensuojasi, oras nusausėja ir keliauja tolyn. Ateina sekanti dozė ir jeigu tai nuolatos yra srovė, tai iš tos srovės vandens garai lieka šaltame taške, kur susikondensuoja į vandenį. Ir tada daugėja. Ir kuo šlapiau, tuo šalčiau, tuo dar šlapiau ir užsisuka ratas baisus. Taigi, turim naudoti orui nelaidžias medžiagas, tai kokiu būdu tai galim pasiekti. Tai sandarinti garo izoliacinės plėvelės pagalba. Tai, ką kalbėjom, kai naudojam laidžias orui šiltinimo medžiagas, tada jas turim apsaugoti orui nelaidžiomis membranomis arba plėvelėmis. Tai štai pirmas būdas, bet kaip ir sakiau, padaryti sandarumą, priklijuoti gerai, kad neatsiklijuotų ilgalaikiai. Yra reikalų su tuo, tai reikia prisiimti šitą atsakomybę savo. Ir antras būdas - naudoti sandaraus šiltinimo technologiją, kur orui nelaidi medžiaga, jos nereikia papildomai nieko sandarinti, jinai pati ir sandarina, ir šiltina viename pilnai. Tai vėlgi gamo technologija, ne, apie ką mes ir kalbėjom. Nu kągi, einam į sekantį etapą. Šiltinimo technologijos pasirinkimas oro tarpų sienose užpildymui. Ne? Tai dabar pasižiūrėkim. Pirmas būdas, sakykime, kuo žmonės, aš nesakau, kad taip reikia daryti, tai aš tik tai sakau, kaip daroma yra. Tai yra būdas, kada į oro tarpus pripilama birių medžiagų, įpučiama įvairiai, pripilama ir taip toliau. Tai ekovata, kaip biri medžiaga iš celiuliozės pagaminta su įvairiais priedais, įvairios granulinės medžiagos, tai yra, ko tik nekiša, keramzito, perlito, ko ten dar, polistirolo granulių, ar ne, įvairių, apvalūs rutuliukai ir juos suberia. Tarp jų oras lengvai į viršų cirkuliuoja, ir toliau spaliai, pjuvenos nuo seno buvo naudojamos, tai yra, kai nėra nieko daugiau, tai kažką tai deda vis tiek, tai geriau negu nieko. Tai tikrai geriau negu nieko, bet dabar pagalvokit apie tą oro garo barjerą, ar ne? Ir jeigu per vidinę sieną
šiltas oras su vandens garais iškeliauja iki šiltinimo medžiagos ir ten yra medžiaga laidi orui ir tas oras su garais keliauja, prieina prie išorinės sienos ir ten kondensuojasi. Ir tada vat, spaliai, pjuvenos, ekovata tiesiog pradeda drėkti ten. Plius išorinė plyta oro tarpe aplyjama, jinai perduoda savo drėgmę iki vidaus, jinai peršala ir ten atitinkamai jau rasos taškas. Va, turim tada reikalų su tuo. Taip, šitie dalykai kaupėsi, metai iš metų kaupėsi ir sienose drėgmė kaupėsi, per vasarą nespėja išdžiūti, likutis lieka, per kitą žiemą dar prisikaupė ir mes tiesiog gyvenam vis prastėjančiame name. Jo atitvarų savybės vis prastėja, ten vis daugiau pelyje, vis daugiau puvėsių, vis daugiau kaupėsi drėgmės ir taip toliau. Tai tiesiog tokie dalykai yra. Ir kada žmonės metai iš metų gyvena, nu prastėja tie rezultatai, bet nėra taip, kad staiga bumt ir viskas sugriuvo. Tiesiog žmogus pripranta prie to nuolatinio prastėjimo ir turi susitaikyti su tuo. Toliau antras, termoputos skirtos oro tarpų užpildymui. Tai yra specialios termoputos, kurios sukurtos ir skirtos būtent oro tarpų užpildymui. Ten yra uždarose porose sulaikomas oras pilnai ir neleidžia konvekciniams procesams vykti šitoje medžiagoje. Tai tiesiog du būdai. Pasižiūrėkim dabar, palyginkim šitas dvi medžiagų grupės, ar ne? Jeigu paimsim birias medžiagas, tai pirmas dalykas, į ką atkreipsim dėmesį, tai yra konvekcija oro tarpe, ar ne? Ją reikia sustabdyti. Šilto oro kilimą, šalto leidimąsi reikia sustabdyti. Tai birios medžiagos nestabdo to, tai akivaizdu. Toliau reikia, kad medžiaga tikrai neįdrėktų, tai mažas įdrėkimas. Birios medžiagos lengvai vandens garus įleidžia, vandens garai kondensuojasi, medžiaga įdrėksta. Tai tikrai faktas. Toliau medžiagos stabilumas. Kada orui laidžios medžiagos į save pritraukia drėgmės, tai yra ten įvyksta kondensavimas, natūralu, kad tos medžiagos pasunkėja. Kadangi jos yra birios, jos pradeda slūgti. Taigi medžiagos stabilumas nestovi lygiai tokioje pačioje vietoje, o tiesiog medžiaga slūgsta. Tai va čia vėlgi minusas. Ir toliau pilno užpildymo garantijos. Birios medžiagos dažniausiai arba pilamos iš viršaus, arba bandoma jas įvairiai įpūsti pneumatiniu būdu ir užpildymas, taip, užpildo kartais neblogai, bet labai dažnai ekspertizių rezultatai rodo, kad kai kur susidaro oro kamščiai ir ne visur pilnai užsipildo. Taip, kad, plius minus galima sakyti, įmanoma, bet ekspedicijų rezultatai rodo, kad ne visada tai padaroma pilnai. Ir jeigu yra termoputos skirtos oro tarpų užpildymui, tai jos tikrai kylant į orą į viršų sustabdo pilnai, šitą konvekciją tikrai sustabdo. Toliau įdrėkimas, kadangi oras apribotas ir oras nekeliauja su drėgme kiaurai per medžiagą, tokiu atveju įdrėkimas tikrai sumažėja ryškiai. Medžiagos stabilumas, putos pilnai stabilios, nes tikrai jeigu skirtos būtent oro tarpams putos, jos tikrai išbandytos yra 35 metų laikotarpį, padaryti tyrimai po 35 metų ir tikrai rezultatai yra idealūs, nepasikeitę medžiagos. Taigi medžiagos stabilumas tikrai yra ir pilno užpildymo garantijos, tai tikrai užpildoma, jeigu teisingai technologija naudojama, užpildoma visada garantuotai. Bet vėl brangiai čia dėmesio šitoje vietoje, kadangi termoputos, šita technologija, termoputų užpildymas, termoputomis užpildymas oro tarpų, visą tai daroma kliento kieme ir darbininkai tai daro su specialiai įranga, specialiais komponentais. Tai vėl tai labai priklauso taip pat nuo kvalifikacijos, nuo darbininkų kvalifikacijos, nes ten yra ir koncentracija tirpalų, ir dozavimas, ir temperatūros, ir slėgiai, ir švara įtakoja.
viskas pilnai įtakoja, todėl vėl galima su geriausia įranga ir geriausiais komponentais padaryti nekondicinę medžiagą, kuri tikrai nepilnai atliks savo funkciją ir netgi gali būti žalinga. Todėl, nu vėl, tai yra žmogiškas faktorius. Tai renkantis šitą technologiją, iš tikrųjų reikėtų pasidomėti patirtimi pačių darbuotojų. Įmonė gali užsiimti tuo tikrai daugelį metų, bet jeigu šiuo metu darbuotojai dirbantys su ta įranga, jie yra dar neįgudę, jeigu jie dirba ten pirmus, antrus, trečius metus, objektų gal yra ir net tiek daug, tai patirtis jų nedidelė ir tikrai gali būti klaidų. Tai va čia reikia rinktis tikrai pagal darbuotojų kvalifikaciją. Kaip pasirinkti? Nu, aš konsultuoju žmonės šitais klausimais dažnai, tai galbūt dabar aš nesigilinsiu į visus šitos niuansus, jeigu kažkam bus įdomu, tiesiog mane susirasit ir aš pakonsultuosiu, kaip atsirinkti ir gal galėsiu ir kokią rekomendaciją duoti jums. Toliau, tai dabar šiltinimo technologijos pasirinkimas, ar ne, kada mes šiltinam šoninės atitvaras arba sienas, ar ne, tai kokie būdai yra, koks pasirinkimas. Nu ką, naudojam standžias lakštinės medžiagas, tai yra vatos įvairios, ar ne, tiesiog plokštės vatos, ar ne, arba vyniojamos būna, nu sakykim, bet kokiu atveju tai yra atitinkamų matmenų elementai, kuriais šiltinamos sienos. Tai, žinot, jeigu neteisingai padaryt, rezultatai gali būti katastrofiški, kadangi, kaip ir sakiau, tai yra orui laidžios medžiagos ir viskas pagrindė priklauso nuo sandarinimo. Jeigu mes neužtikrinsim, kad į šitą medžiagą nepapultų vandens garai, tokiu atveju bus katastrofiški rezultatai. Štai po 4 metų, kai buvo nurengtas fasadas Klaipėdoje, kada Hipermaxima buvo perstatoma į Akropolį Klaipėdoje, vienas iš fasadų buvo tiesiog atidengtas, rekonstruojamas ir po 4 metų buvo visiška katastrofa. Vanduo ten žliaugė viskas, buvo plėvelės neteisingai sudėtos, buvo pralaidumas vandens garų ir ten viskas buvo supuvę, supelyję. Katastrofa. Tai matot, tai nereiškia, kad medžiaga negera, tai nereiškia, kad technologija negera, tai reiškia, kad žmonės nesupranta, kaip pačių principų esminių nesupranta ir nesupranta, kaip naudoti teisingai ir plus galbūt ir nesuinteresuoti. Ai, koks skirtumas, uždengsim ir po mūsų nors ir tvanas. Taip pat yra ir tokio požiūrio. Negaliu pasakyti, kaip ten konkrečiai dėl ko tai buvo, bet buvo padarytos akivaizdžios klaidos. Toliau polistireninis putplastis. Kas su juo yra? Šiaip medžiaga lygtai ir pati laikanti savyje orą ir viską. Tačiau, kada putplastis imamas ir naudojamas iš principo neteisingai, kada tarp sienos, kuri šiltinama ir pačios šiltinimo medžiagos lieka oro tarpas, kaip mato čia ant klijų lopų priklijuota šita medžiaga ir ten yra tarpas nuo pusantro iki 3 centimetrų. Būna šitaip, kad lieka, ypatingai jeigu norim polistirolo pagalba išlyginti sieną, ar ne, siena numūryta ne visiškai lygiai ir tada išlyginam, tai kai kur polistirolas ten prisiglaudžia arčiau, kai kur iš vis keliais centimetrais atsitraukęs nuo sienos. Kas tada gaunasi? Šilumą gavęs oras, jeigu jis turi galimybę judėti, jis judės. Ir dabar suvokit tą dalyką, kad tas oras, kuris išeina per sieną iki oro tarpo, jis neša savyje drėgmę. Ir ta drėgmė keliauja kiaurai per šiltinimo medžiagą. Žiūrėkit, vokiečiai, kada susijungė 2 Vokietijos, Demokratinė Respublika ir Federatyvinė Respublika, ar ne, kada tapo vieninga Vokietija, daug kas prisimena dar šitą laikotarpį, tai vokiečiai Demokratinės Respublikos, tuos socialistinės statybos namus pradėjo renovuoti. Ir pradžioje ta renovacija, nu kaip, kuo greičiau uždėti šiltinimo medžiagos. Ir va čia, kaip matot, ant šitos skaidrės yra
šitoje vietoje, va čia va matosi, kaip yra smeigiuotas polistirolas ir kada polistirolas subadytas smeigėmis per tos neužsandarintas ertmes, kur smeigis praeina, tiesiog vandens garai per sieną einantys eina iki pat išorinio paviršiaus, ant polistirolų yra tinkas ir tas tinkas akivaizdžiai matosi, jisai drėksta. Ir kada žiemą paspaudžia šaltis, tinkas yra, byra visas tiesiog. Tai iš tikrųjų pas vokiečius dar ne taip, ten nėra tokių labai jau nekalnuose apačioje, nėra tokių kietų žiemų, dar, bet drėkimas aiškiai matosi. O Lenkai prisirenovavo šitaip labai stipriai ir tikrai turėjo daug labai problemų, nes toliau ką daryti, nu reikia perdaryti viską. Plius dar vienas dalykas, brangiai. Kas įvyksta? Šiltas oras, kada kyla į viršų, štai šito tarpu čia, jisai kyla į viršų, lenda ten tarp polistirolo ir sienos. Ir jeigu yra aukštuminiai pastatai, tokiu atveju, kas gaunasi, susidaro toks slėgis ten, kad tiesiog plėšia visą šiltinimo sluoksnį viršui nuo sienos, nes ten gaunasi didelis šilto oro slėgis. Ir atrodo, kad tai yra, nu, koks ten tas gali gauti slėgis. Didelis slėgis gaunasi. Ir va štai kas gavosi, Bulgarijoje, Sofijoje, vieno aukštosios mokyklos studentų bendrabutį buvo apšiltintas fasadas ir kas gavosi, tiesiog siena pradėjo pokšėti ir niekas nesupranta, kodėl. Pasirodo, atplėšinėja klijų lopus, šilto oro spaudimas ir tiesiog tai reikėjo stipresnio vėjo, pradėjau judėti stipriai, pradėjau plyšinėti šitas sluoksnis ir štai jums rezultatas. Štai prisirenovavom, ar ne? Todėl aš sakau, polistireninį putplastį būtina klijuoti ištisų klijų sluoksnių, kad nepalikti jokio oro tarpo tarp šiltinamos konstrukcijos ir šiltinimo medžiagos. Oras neturi galėti ten judėti, todėl pilnai ištisų sluoksnių, kaip plyteles priklijuojam ne lopais, o per šukas ištisų sluoksnių, tada bus garantuotai susijungs siena su visa šiltinimo medžiaga ir visas blokas pradės tarnauti kaip šilumos izoliacija. Tai čia labai svarbus momentas šitoje vietoje. Toliau sekanti technologija, kokią galima būtų rinktis ar ne, iš ko mes renkamės paprastai, tai yra purškiamas putų poliuretanas. Nu, šitų dalykų jau tikrai ne naujiena, dabar tikrai daug naudojama kur, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad putų poliuretanai, jie yra skirtingi, jų yra rūšių šimtai ir kiekvienas jų turi savo savybės. Tai esminė savybė yra susitraukimas, kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Kas gaunasi? Jeigu mes paimsim medžiagą, kurią norim tikrai padaryti sandarumą ir neatkreipsim dėmesį į tai, kad kintant temperatūrai medžiaga traukiasi, tai gali gauti štai toks dalykas. Jeigu ta medžiaga skirta tik tai pastoviai temperatūrai, kuri turėtų būti naudojama, sakykime, pavyzdžiui, kaip šito atveju, ar ne? Vamzdynas teka nuolatos vienodos temperatūros kažkokie tai skysčiai, tais vamzdynais, temperatūra nekinta, tada poliuretanas bus stabilus. Bet jeigu mes medžiagą, kuri kintant temperatūrai labai traukiasi, panaudosim sandarinimui, tokiu atveju bus nonsensas visiškas. Ir štai jūs matot konkrečius rezultatus. Čia akivaizdu yra. Todėl dažnai žmonės galvoja, visos putos yra vienodos ir jos kalba, kaip poliuretano apšiltinti. Žodis poliuretanas nereiškia nieko mums kaip šiltinimo specialistams, kaip žmonėms, kurie nori sulaikyti šilumą. Pirmiausiai, mus saugo ne pati medžiaga, ne jos pavadinimas, ne jos struktūra, o saugo mus konkrečios savybės, kurias būtina užsitikrinti, kad tikrai ta medžiaga turi tokią savybę. Tai jeigu jums reikia sandarumo, tai jūs pirmiausiai turit pažiūrėti, ar medžiagos savybių tyrimo protokole, ar yra laidumas orui ištirtas. Ar ta medžiaga laidi orui ar ne, ar jinai sandari. Jeigu nėra šito parametro, reiškia, jūs turit turėti omenyje, kad šita medžiaga yra laidi orui, nes jūs neturit kitokių duomenų. Jeigu medžiaga, sakykime, tuo momentu nelaidi orui,
tačiau jo susitraukimai yra dideli, tai aišku, kad perėjus nuo vasaros per žiemą ir vėl į vasarą temperatūrų skirtumus medžiaga trauksis. Kiek jinai traukiasi? Medžiagos savybių tyrimo protokole būtina žiūrėti į savybę matmenų stabilumo testas, rezultatai. Kiek traukiasi, prie kokių temperatūrų ir kiek traukiasi. Ir jeigu susitraukimai yra, sakykime, ten nuo 1,5 iki 15%, net kai kurie poliuretanai traukiasi, tai įsivaizduokit, 5 procentai, kas tai yra? 5 centimetrai per metrą. Tai jeigu jūs, sakykime, ten turit tarp konstrukcijų apie metrą, tai jums susitrauks per 5 centimetrus. Jokia struktūra medžiagos neatlaikys tokių susitraukimų. Kas tada būna? Štai jūs matot akivaizdžius rezultatus. Va, kas būna. Atsiplėšia nuo konstrukcijų, skilinėja savo plote. Čia yra katastrofiški rezultatai. Bet netgi užtenka mažų mikroplyšių, atsakykime, kaip šitoje vietoje, jeigu mes paimsim, lyg ir nesimato, ar ne, bet čia jau mikroplyšys tikrai yra, nes šitas plyšys, jisai tęsiasi ir čia pačioje vėl matosi, šitoje vietoje taip pat yra, tik tai mažesnis. Ir jeigu tokių mažų plyšelių yra daug, tai medžiaga yra vis tiek kiaura. Net jeigu mes nematom, ji dažnai yra visiškai kiaura. Ir sandarumo testai tai patvirtina. Tai yra rizika, nežiūrint į medžiagos savybės, paimti ir galvoti, kad visos medžiagos vienodos. Todėl tik tai konkretūs dokumentai užtikrinantis, kad medžiaga turi tokias tai savybės, gali mums būti kaip pagrindas priimant sprendimą naudoti šitą medžiagą ar ne. Tai atkreipkite į tai dėmesį. Dar viena medžiaga ant paviršių užpurškiamų medžiagų tarpe, tai yra purškiama ekovata. Eko neturi nieko bendro su ekologiškumu. Čia yra tiesiog nonsensas ir iš tikrųjų apie tai kalbama daug, tačiau, yra kol kas taip, kaip yra. Taigi, purškiama ekovata. Ir atrodo, kad paima į karkasą šitaip, sakykime, pneumatiniu būdu sudrėkinta vata užpurškiama, nulyginama ir atrodo, tai turėtų būti labai šilta. Tačiau tai yra biri medžiaga, kuri per save leidžia orą. Dabar įsivaizduokit, per šitą fasadą iš vidaus čia tikrai per sieną keliauja šiltas oras su garais. Ir lėčiau per šitą sutankintą vatą jis eis, bet vis tiek garai keliaus nuolatos ir išorinėme vatos sluoksnėje jie kondensuosis. Ir išorinis vatos sluoksnis bus drėgnas, kuo jis drėgnesnis, tuo dar labiau šaldo, tuo vis giliau ir giliau eina tas šaltis, vis gilesniuose sluoksniuose pradeda kondensuotis, galų gale visa medžiaga tampa drėgna. Ir taip ir gyvenam su drėgnomis sienomis. Ir tada, kai atsiranda ten įvairūs žalingi procesai, puvimai ir taip toliau, tiesiog yra. Tai vyksta ilgą laiką, uždengta apdaila, iš vidaus nesimato, iš išorės nesimato ir lyg tai gyvenam. Ir tik tai nesuprantam, kodėl rezultatai po truputį, šildymo rezultatai po truputį prastėja pas mus. Štai yra. Plius, ar šita medžiaga tikrai ekologiška? Tai žiūrėkit. Aš duosiu jums medžiagą, tiesiog šitą pavadinimą savo užfiksuokit. Ar celiuliozės vata su boraksu pavojinga sveikatai? Užsirašykit savo šitą pavadinimą ir kada jūs įeisit į portalą asa.lt, jūs rasit akivaizdžiai štai tokį straipsnį. Aš dabar jums jį atidarysiu tiesiog ir pabendrinsiu. Taip, paimam ir pabendrinam šitą. Štai, brangiai. Tai ar celiuliozės vata su boraksu nepavojinga sveikatai? Ir buvo užduotas klausimas ir jį atsakė Saulius Majus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vedėjas. Buvo padaryti tyrimai ir čia yra labai aiškios išvados apie tai, kas yra ekovata ir ar tai surišta su ekologiškumu. Pasirodo, kad tie komponentai, boraksas ir boro rūgštis, kuriais prisotinta šita medžiaga, jos yra
kenksmingos medžiagos, nuodingos medžiagos, ne bet kas gali su jomis dirbti ir jeigu dulkių pavydalu jų yra aplinkui daug, tai yra kenkia žmogaus sveikatai. O jeigu mes pažiūrėsim iš tikrųjų va į šitą procesą, tai čia aplinkui, kada purškiama šita medžiaga, būna labai daug dulkių ir tiesiog tai neleistina. Bet nuo 2018 metų, kada buvo šitie tyrimai padaryti, realiai taip ir nesijimta priemonių, kad patobulint šitą technologiją ir užtikrint, kad jinai turi būti izoliuota tiek nuo išorės, tiek nuo vidaus pilnai, kad jokių atveju negalėtų patekti į gyvenamasias patalpas arba negalėtų patekti į žmogaus organizmą kitaip sakant. Tai tiesiog reikia šitą dalyką įvertinti. Taip, toliau grįžtame į mūsų skaidris. Taigi, šiltinimo technologijos pasirinkimas, ar ne? Tai dabar ką iš to mes rinksimės viso? Tai dar trečias elementas, tai va sandaraus šiltinimo technologija GAMO, apie kurią aš minėjau, tai tiesiog kokias galimybės suteikia šita technologija ir kokie pliusai ir minusai yra tame. Tai vienas pagrindinis minusas, kad šita technologija, tos putos yra tikrai labai minkštos ir jos neskirtos tinkavimui. Todėl čia yra apribojimas toksai, jeigu jau mes naudojam šitą technologiją, reiškia turi būti karkasas ir ant karkaso tvirtinamos apdailinės medžiagos. Čia jau neskirta tinkuot. Tai yra atitinkamas minusas, atitinkamas apribojimas. Bet kada šita medžiaga yra nelaidi orui, ji yra pilnai sandari, tokiu atveju, kaip daroma, karkasas pakeliamas nuo sienos pilnai ir kada šiltinama, medžiaga palenda po visų karkasų. Karkasas ant kaladėlių ir lieka tik maži taškiukai pilnai ir viskas pilnai užsisandarina. Karkasas nelieka nei šalčio tiltų, nei jo sandūros nepraleidžia oro, kadangi po viskuo yra pilnai putos. Dabar pažiūrėkit štai šitą vietą. Čia padaryta ryški klaida. Tai yra perdangos plokštės galai iškišti ir jie tiesiog peršaltų visiškai. Bet kada pakeliamas karkasas aukščiau atitinkamai ir kada štai čia apsišiltinam, pažiūrėkit, viskas pilnai uždengta sandariomis putomis ir šita problema išsprendžiama yra. Taigi, šita technologija yra patogi tuo, kad galima įvairių konfiguracijų, įvairias konstrukcijas šiltinti ir pakankamai paprastai. Nu, tiesiog galimybės yra, bet sprendžiat, ką rinkti, sprendžiat jūs patys. Ir, brangiai, dar vienas labai labai opus klausimas. Žmonės sako, tai iš kur šiltinti, iš išorės ar iš vidaus? Man patogiau iš vidaus, aš remontą darau dabar ir šiltinu iš vidaus. Ypatingai tai yra butuose. Problema yra šoniniai, kampiniai butai, kur atitvaros tikrai šaltos su lauku, ar ne? Didelė dalis, jeigu yra ir kampinis butas, tai yra kaip minimum 2 sienos viename kambaryje, kurios yra su lauku. Kadangi daugiabučių keramzitbetonio blokai, blokiniai namai, ar ne, jie yra kiauri praktiškai, tai ten tikrai susidaro daug problemų. Žmonės nori apsišiltinti ir apsišiltinti iš vidaus. Tai dabar pažiūrėkim, kas gaunasi, kada mes šiltinam, neturėdami supratimo apie sandarumą, nekreidami į tai dėmesį, kas gaunasi. Tai dabar įsivaizduokit, va yra siena, čia yra laukas, ar ne? Va, laukas ir čia yra vidus. Tai dabar žiūrėkim, jeigu mes tiesiog paimam ir iš lauko normaliai sandariai apšiltinam pilnai. Tokiu atveju mes iš lauko šalčiui neleidžiam skverbtis per šiltinimo medžiagą, jeigu šita medžiaga yra sandari. Sakykime, šitas sluoksnis, visas šiltinimo medžiagos sluoksnis yra sandarus. Tai dabar pažiūrėkim, kas gaunasi. Šaltis bando eiti į vidų, tačiau medžiaga sandari ir jis nepraeina.
Ir jeigu pakankama šiltinimo medžiagos sluoksnis, su pakankama varža šaltis nepraeina. Iš vidaus yra šilta ir plus yra vandens garų, ar ne, ore. Ir visa šita šiluma su viskuo, jinai keliauja per visą sieną. Siena, kadangi jie apsaugota iš išorės nuo šalčio, jinai pilnai akumuliuoja savyje šilumą ir čia, jeigu įeina ir vandens garai, jie nesikondensuoja, jie tiesiog yra garų pavidalu ir jie nedaro jokios grėsmės tada. Jie eina iki šiltinimo medžiagos, bet šiltinimas sandarus, oro su drėgme neįleidžia. Viskas, siena yra šilumoje ir sausumoje. Viskas su tuo gerai, kada mes sandariai apšiltinam iš išorės. Dabar žiūrėkim, jeigu mes uždedam paprastą šiltinimą iš vidaus, įsivaizduokit, butas yra ar ne, ir yra butas ir iš vidaus žmonės nori apsišiltinti. Nu, aišku, sakykime, gyvenant trečiame aukšte ir, neapšiltinsi tik tai lopą savo sienos, kiek tavo butas užima. Tai tiesiog šiltinama iš vidaus. Ir kai žmonės tiesiog paima ir uždeda, sakykime, 10 cm batos iš vidaus ir uždeda čia, sakykime, gipskartonio sluoksnį, ar ne? Ir uždedam iš išorės apdailą. Kas gaunasi tada? Tada pažiūrėkime, mes paėmėm ir neįleidžiam kondukcinės šilumos į sieną. Reiškia, siena mūsų atribojama nuo šilumos, ar ne? Ir pakankamai storų sluoksnių. Šiluma neįeina į sieną. Jie atsiremia į šiltinimo medžiagą ir jos įeina nedaug į sieną. O šaltis tada skverbėsi labai giliai į sieną. Ir čia rasos taškas, tai yra ta šaltoji temperatūra, prie kurios jau iš vidaus patalpų vandens garų kondensuojasi vanduo, jinai jau atsiduria prie vidinio sienos paviršiaus, netoli visiškai. Arba netgi būna, kad atsiduria tiesiai šitoje riboje, nes siena peršala. Todėl iš vidaus dėti storą sluoksnį negalima. Tai dabar, jeigu mes uždėjom storą šiltinimo sluoksnį, bet neužtikrinom, kad per jį nekeliautų vandens garai, tai yra oras su vandens garais, kad negalėtų prieiti prie čia, tokiu atveju, kada ateina oras su vandens garais, rasos taške gaunasi vanduo. Ir jeigu, o taip tikrai dažnai būna, jeigu atsiduria rasos taškas būtent ant vidinio sienos paviršiaus, ką gauna žmonės? Iš po apdailos ant grindų prie grindjuosčių pradeda tekėti vanduo. Tai reiškia, kad šitoj vietoj susikondensavusi drėgmė pradeda leisti žemyn ir palei grindis tiesiog išteka į lauką. Tai yra į vidinės patalpas. Tai ką mes darom? Kaip galima tokiu atveju išspręsti problemą? Šiltinti storų sluoksnių iš vidaus negalima. Mes turim uždėti tokį sluoksnį, kad dalis šilumos kondukciniu būdu galėtų išeiti į sieną. Nes sienos negalima atriboti nuo šilumos, nes tada siena peršals ir tada visam namui yra grėsmė. Todėl mes darom plonesnį sluoksnį, bet čia ypatingai svarbu padaryti šitą sluoksnį sandarų, būtent sandarų, kad vandens garai, ta drėgmė, kuri yra patalpų vidaus ore, negalėtų keliauti į sieną. Ir štai tada kas gaunasi? Tada mes išleidžiam kondukcinę šilumą, tai reiškia sienai leidžiam šiek tiek sušilt, ir šaltis tada neįeina taip giliai. Ir rasos taškas išsikelia į išorinę sienos dalį. Ir štai čia į šitą rasos tašką mes turim užtikrinti, kad neįeis patalpos ore esantys vandens garai. Tai reiškia, kada šiltinimas sandarus ir oro srauto su vandens garais neišleidžia į sieną, tai rasos taškas arba tas šalčio taškas yra išorinės sienos dalyje, bet į čia nepapuola vandens garai. Tada rasos taškas nesudaro jokios grėsmės. Čia vanduo nesikaupia. Taigi, jeigu nori šiltinti iš vidaus, tai turi būti apšiltinta
nestorų sluoksnių, daugiau penketuko negalima dėti, bet reikia užtikrinti pilną sandarumą. Tai pavyzdžiui, jeigu polistireniniu putplasčiu klyjuosi sienas iš vidaus, būtina klyjuoti ištisų klyjų sluoksnių ir plastiški cementiniai klyjei, jie užtikrina pakankamą sandarumą, oro tarp sienos ir polistirolo nebelieka, pilnai ten patalpų vidaus oras neprieina ir tada gaunasi ir šilumos izoliacija, ir sandarumas pilnai ir išsisprendžia ta problema. Tai atkreipkite į šitą dalyką dėmesį. Tai kągi, brangiai, pasidarom išvadas dabar. Tai kokią išvadą galim padaryti? Pirma išvada tokia, kad sienos nėra pirmas prioritetas. Ir jeigu jūs kalbat apie namo šiltinimą, tai jūs turite tada atitinkamai įvardinti, ką jūs norite šiltinti. Tai pirmas dalykas - lubos, ar ne? Tai pirmas dalykas - lubos. Antras dalykas yra sienos. Taip, langai ir durys gali būti laidesni šilumai ir šalčiui. Tai faktas, bet jų plotai daug mažesni. Todėl antras prioritetas paprastai yra sienos. Trečias prioritetas yra langai ir durys. Tai ne tik tai jų kokybė, bet ir jų įmontavimo kokybė. Tai labai svarbu, nes pagrindinis sandarumas yra įmontavimas. Nu, aišku, jeigu langai nesureguliuoti, jei ten prastai užsidaro arba tarpinės, ten jau kiauros dar kažkas, tai taip pat įtakoja. Bet dažniausiai, kai žmogus stato namą, paima normalius langus pilnai ir būtent įmontavimo kokybė labai svarbu. Tai trečias prioritetas. Ir ketvirtas prioritetas yra grindys ir pamatai. Tai va štai nuo viršaus šiluma kaupiasi ir tada jinai spaudžia ir kol galų gale pradeda prisikaupti ir susiliečia ir su grindim, kur jau tada persiduoda ir pamatai tada įtakoja. Todėl pradėkit namą statyti nuo pamatų, o šilumą kurt name pradėkit nuo viršaus visada. Tai va sienas antras prioritetas. Toliau dar kartą akcentuoju oro ir garo barjerai. Manau, kad suprasit tą dalyką, jeigu ne, tai peržiūrėkit dar kartą tai, ką aš jums kalbėjau ir įsidėmėti reikia, kas gaunasi, jeigu mes turim oro garo barjerus arba neturim jų ir kodėl jie reikalingi. Ta reikia suprasti pilnai, nes jūs turite tapti kvalifikuotais užsakovais. Jeigu jūs kažką užsakinėjate, ateina rangovai, jūs turite žinoti, ką kontroliuoti ir kaip ir dėl ko turi būti padaryta, kad tikrai nebūtų paskui problemų tame. Ir trečia išvada, kokią galim pasidaryti, tai jūs turite įvertinti šiltinimo ir sandarinimo kaštus. Nes, aišku, mes tuščiai nenorim švaistyti pinigų, tai įvertinkit kaštus ir pasirinkit ekonomiškiausią technologiją. Dabar, brangieji, ką reikia įvertinti? Įvertinti reikia ne tik tai įrengimo tuo momentu statybos kaštus, reikia įvertinti ir tolimesnės eksploatacijos kaštus. Ir kada jūs paimat statistinius duomenis, kokie rezultatai yra šiltinant su nesandariomis medžiagomis ir kokie rezultatai šiltinant su sandariomis medžiagomis. O tas skirtumas, jis toliau eksploatuojant namą, jis labai stipriai įtakoja į mūsų kaip šeimos ekonomiką jau. Todėl, kas yra ekonomiškiausia technologija, tai ne ta, kuri įrengimo metu pigiau kainuoja, bet kuri galutinėme rezultate duos jums tai, dėl ko jūs tikrai pasiryžę investuoti. Tai duos jums jaukumą, duos jums šilumą ir duos jums tikrai ekonomiškumą per ilgesnį laiką. Nes tuo momentu tik tai sutaupyti pinigus, tai aš kaip ir sakiau, jūs tos pinigus sudeginsit per kelis kūrenimo sezonus ir po to visą gyvenimą deginsit tą skirtumą, kiek tai gaunasi brangiau. Todėl geriau daryti vieną kartą, bet gerai. Žinot, kai kurie žmonės sako, mes nesame tiek turtingi, kad pirktume pigius daiktus. Įsivaizduokit kinietiškus sandalus, jūs galite per sezoną 5 sunešioti, ar ne? Arba galite nusipirkti vienus gerus, ten vokiškus, itališkus batus ir nešioti 5 metus.
Tai skirtumas yra, kur ekonomika. Ir sekanti išvada, kad šiltinti reikia konstrukcijas iš išorės, kad neįleisti į jas šalčio, kad jos visada būtų šildomos iš vidaus ir jos būtų sausumoje ir šilumoje. Nes ten, kur yra šilta, ten nesikondensuoja vandens garai, ten yra sausa. Nes šlapia yra tada, kada yra kondensatas. Sausa yra tada, kada kondensato nėra. Todėl šiltinti reikia iš išorės, kad neįleist šalčio į konstrukcijas, kad jos būtų šiltos visada. Tik neišvengiamų atveju galima ribotai šiltinti iš vidaus, bet dėmesio, ypač sandariai, kad į atšalusią sieną, kada vis tiek ji labiau atšals, neįleisti jokių būdų vandens garų. Tai va, kur yra sandarumo esmė. Ir aišku, tam, kad jeigu mes šiltinam, kad ir iš išorės, jeigu mes per keurą orui laidžią medžiagą įleisim šaltą orą iki pat sienos, tada vėl šiltinimo prasmė dingsta. O tai labai dažnai įvyksta, kada mes neįvertinam išorinio vėjo izoliacijos sluoksnio ir nepadarom jo pilnai sandaraus. Tai tų dalykų čia yra daug niuansų ir aš apie juos ir kalbu. Tai štai tokios pagrindinės išvados, ne, kurias galim pasidaryti. Ir toliau mano patarimas jums. Sandarumo testas yra pagrindinis diagnostinis instrumentas, kad patikrint, ar tikrai viską padarėt pagrindinį dalyką, ar padarė teisingai, ar tikrai yra sandarumas, ar jis užtikrintas yra. Nu, aišku, po to ir ar tas sandarumas yra ilgalaikis. Nes, pavyzdžiui, su poliuretanu dirbantys kai kurie rangovai sako, mes tikrai užpurkšim ir tikrai bus garantuotai sandaru ir mes jums sandarumo testą padarysim ir įrodysim, kad yra sandaru. Ir jie teisūs tuo momentu, bet kai kurie nežino visiškai, kad didžioji dalis poliuretanų traukiasi ir išsisandarina po to, kai pereina per temperatūrų skirtumus, kai kurie tiesiog manipuliuoja šituo, nutyli ir sako po mūsų nors ir tvanas. Vėlgi reikia žiūrėti į sutartis, reikia žiūrėti į pasiekmes ilgalaikės ir ar rangovai atsako už tas pasiekmes, ar ta medžiaga tikrai tarnaus jums ilgą laiką. Nes jeigu jūs apsišiltinot vasarą, tai jums ne vasarą jinai turi būti sandari, jums turi būti žiemą sandari, o jeigu žiemą kritus temperatūrai medžiaga susitrauks, kas bus tada? Ką jūs tada darysit, kai uždėta apdaila ir jūsų namas kiauras? Ir ekonomika jūsų namų netenkina jūsų. Tai tiesiog reikia įsitikinti, kad sandarumas tai nelaikinas dalykas, jis turi būti pastovus. Tai žiūrėkite į medžiagų savybės. Na ir kągi, tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, kad tai, ką aš dėsčiau jums, ypatingai apie šilumos išsaugojimą namuose ir apie oro tarpus ir apie pasirinkimą, ten apie viską pilnai, yra būtent šitoje straipsnių serijoje šilumos išsaugojimas namuose. Tai sandarusnamas.lt, įeisite į skyrelį straipsniai ir ten pats pirmas ir yra šilumos išsaugojimas namuose. Tiesiog verta perskaityti tai, kad dar kartą užsiakcentuoti tuos dalykus, apie kuriuos čia mes kalbėjom. Nu ir kągi, brangieji, tai tie, kas tikrai, kam tikrai rūpi šitie dalykai, apie kuriuos aš kalbu, kurie turit suinteresuotumą turėti šiltus, ekonomiškus, šiuolaikinius, modernius ir jaukius namus ir įsirengiant juos, eksploatuojant juos arba renovuojant juos, arba projektuojant net juos, nepadaryti esminių klaidų, kad nereikėtų perdarinėti, tai šita medžiaga surinkta būtent jums. Šitas seminaras yra konkrečiai tam, kad jūs galėtų tai įgyvendinti pačiu pigiausiu, paprasčiausiu būdu. Tai šiandien tiems, kurie čia esat dabar, gyvai dalyvauja šitoje transliacijoje, aš dovanoju jums 27 eurų nuolaidą šitam įrašui. Ar tai tikrai pasiteisina, ar tikrai tos žinios duoda rezultatą, tai jūs tiesiog įeisit ir pasižiūrėsit atsiliepimus apie šitą seminarą ir nuspręskit patys. Plius, kad jums nereikėtų rizikuoti, aš padariau šitaip.
Jeigu jūs 5 dienų bėgy įsigiję šitą įrašą, peržiūrėję jį, nuspręstumėt, kad tai jums nenaudinga, kad tai neduoda jums naudos, aš be jokių klausimų, besąlygiškai gražinu 110% jūsų investuotų pinigų. Tai sumoku ne tik tai tiek, kiek jūs man sumokėjo, bet plus pridedu 10% kaip kompensacija už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Tai jeigu jūs sumokėsit už šitą seminarą 30 eurų su šitą nuolaidą, tai aš, jeigu jums tai netiks, aš gražinsiu jums 33 eurus. Nes mano principas yra toks, kad mano perduodamos žinios, jos turi tarnauti jums realiai. Tai tiesiog jūs nieko nerizikuojat. Jeigu žmogus sako, tai tavim pradės manipuliuoti, čia, nu, sakykime, ir seminarą savo pasiliks, nes tu jau jo neatimsi to įrašo, ką jie išsisaugojo kompiuterį, ir plus dar pinigų uždirbs iš tavęs. Tai jeigu šitokiu būdu žmogus nori uždirbti, reiškia, jam yra bloga, tikrai. Nu, tai verta jam padėti tada tiek to aš paaukosiu jau tai. Bet, nu, neatsirado dar tokie žmonės, kurie tai pradėtų manipuliuoti. Tai tiesiog tebūnie taip. Taigi, brangieji, dabar ką noriu pasakyti. Jeigu kyla kažkokie klausimai, jūs visada galite užsiregistruoti pas mane į konsultacijas. Tai sandarusnamas.lt ir ten yra tiesiog konsultacijos. Paspausit ten, įeisit ir užsiregistruosit. Ten reikia aprašyti, apie kokį klausimą jūs norit konsultuotis pilnai ir suves savo duomenis, aš su jumis susisieksiu ir tada skirsim laiką konsultacijai. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad raštu nediskutuoju ir nekonsultuoju. Tai čia labai svarbus momentas, todėl jeigu užduoda žmonės klausimą man raštu ir aprašo ten daug visą situaciją, tai nebevarkit, brangieji, aš vis tiek nekomentuosiu ir neduosiu jums patarimų ir sprendimų raštu. Aš konsultuoju tik gyvų žodžių, nes statyboje labai daug įvairių žargonų yra, į tas pačias konstrukcijas vadina įvairiais pavadinimais. Žmonės kitą kartą šildymą su šiltinimu maišo ir neaišku, apie ką turi žmogus omenyje, todėl aš kalbuosi tik gyvai, kad galėtume operatyvai įsiaiškinti. Jeigu mes čia raštu konsultuotumėms, tai savaitėm galėtume susirašinėti. Aš tiesiog neskiriu šitam dalykui tiek laiko. Todėl konsultacija yra video ryšiu paprastai daroma, kad būtų aišku, pilnai matyti, mes galim vienas kitam ir parodyti, ir konstrukcijas parodyti, ir viską. Tai daug racionaliau, daug operatyviau yra. Tai jūs matote čia mano telefoną, ar ne? Tai va šituo telefonu jūs galite visada mane pasiekti ir nebūtina naudoti telefoninį mokamą ryšį, internetiniai ryšiai dabar yra nemokami, taip, kad yra Viberiai, WhatsAppai, Telegramai, Messengeriai, Skype'ai, kas tik norit, visų čia mano duomenys yra, drąsiai galite mane pasiekti. Iki 10 minučių aš iš jūsų nieko neprašysiu, jeigu trumpa konsultacija, trumpai atsakau į trumpą klausimą ir viskas. Jeigu jau einam detaliau kažkiek, tai, nu, tai jūs rasit sąlygas konsultavimo, valandą 70 euriukų, tai praktiškai per pusvalandį didžiąją dalį klausimų tikrai paprastai žmonės įsprendžia, jeigu pasiruošia konsultacijai, susirašo klausimus, mes pereinam labai konkrečiai, tiksliai. Nu tai ką, tai kainuoja 30-40 euriukų konsultacija, tai tikrai ne tie pinigai, kuriuos vertėtų sutaupyti, o paskui padarius klaidą mokėti 100-eriopai. Tai brangieji, tiek. Nu ir kągi, ir galų gale mes prieinam prie klausimų, ar ne? Tai jūs registruodamiesi jau uždavėt klausimus, tai dabar ką aš noriu pradžioje padaryti, tai aš noriu sugrįžti būtent į šitą vietą ir dabar tie, kam įdomu, kas tikrai suinteresuoti pasinaudoti štai šitą nuolaidą, ar ne, tai vat, mokėtų šitą seminarą tik 30 euriukų, tai dabar tiesiog parašykit man komentarę, parašykit noriu žodį. Ir tada, ką aš kiekvienam, kas tikrai norit, tai reikės parašyti man laišką adresu robertas@sandarusnamas.lt. Aš dabar tiesiog įvesiu šitą paštą savo. robertas@sandarusnamas.lt
taškas.lt. Štai. Štai mano adresas. Šito adresu parašykit laišką, kad jūs dalyvavot transliacijoje ir gavot nuolaidą. Tada nuolaidos kodas bus atsiųstas jums tuo adresu, kuriuo jūs atsiųsit man laišką. Tai tiesiog pasinaudokit šituo. Ir dabar, brangiai, kągi, aš pirmiausiai atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos jūs uždavėt registruodamiesi, o į tą tarpą kiti parašykit savo klausimus į komentarus ir tada pereisim ir detaliai paanalizuosim visą šitą dalyką. Gerai. Tai dabar mes paimam ir atsijungiam nuo skaidrių. Ir pereinam prie mūsų klausimų. Gerai, brangiai, tai kągi. Genadijus iš Kupiškio klausė. Seno rąstinio pastato šiltinimas. Nu, va, tai brangiai, tai apie ką aš kalbėjau, kad žmonės tiesiog įsivaizduoja, kad, va, namų šiltinimas. Ir ką man dabar, Genadijau, jums atsakyti į šitą klausimą? Tai seno rąstinio pastato šiltinimas. Ir greičiausiai pats pripažinkit savo, kad jūs turėjote omenyje apie sienų šiltinimą, ar ne? Apie, va, būtent tų medinių rąstų apšiltinimą. Bet jūs rašot pastato šiltinimas. Tai pastato šiltinimas prasideda nuo viršutinių konstrukcijų. Tai viršutinių konstrukcijų šiltinimas tikrai skirsis nuo jūsų šoninių konstrukcijų šiltinimo, ne, nuo sienų. O plus dar yra ir pamatai, plus yra ir kiti dalykai. Tai va, tai reikia kompleksiškai tą dalyką žiūrėti. Tai jeigu jūs turite omenyje šiuo atveju pagal temą sienų šiltinimas, tai vėl dabar, kaip mes šiltinsim, kokią technologiją naudosim. Tai jeigu jūs nusprendžiat šiltinti su orui laidžiomis medžiagomis, tokiomis kaip, sakykime, akmens mineralinės vatos, tai yra vienas dalykas, aš turėčiau jums aiškinti apie šitą technologiją. Jeigu jūs norit naudoti, sakykime, polistirenį putplastikas su mediniais namais nelabai naudojama, bet įmanoma viskas taip pat, tai vėl tai kitas dalykas, žiūrint, ką jūs rinksitės. Jeigu jūs rinksitės, sakykime, gamų technologiją, purškiamas putas, tai vėl visiškai kitas paaiškinimas. Tai apie ką dabar man kalbėti? Tai tada, kada jūs jau apsisprendžiat konkrečiai, sakykime, ką jūs rinksitės, va tada jau galim kalbėti konkrečiai apie tai, kaip technologiškai teisingai padaryti. Dabar visų variantų aš jums tikrai, ko gero, neišnagrinėsiu, nes tai, galbūt ne visiems yra aktualu. Tai jeigu jūs norėtumėt naudoti, pavyzdžiui, kad ir vatas, tokiu atveju pats konstruktyvas būtų toks, kad ant sienos pirmiausiai sandariai uždedama difuzinė plėvelė, tai yra nelaidi orui, bet laidi vandens garams. Tada dedama šiltinimo medžiaga, tai yra vata, tada daromas karkasas, dedama šiltinimo medžiaga, tada paliekamas tarpelis, tada dedama difuzinė plėvelė, paliekamas tarpelis nuo apdailos ir tada dedama apdaila. Vėlgi klausimas, ar jūs norit tinkuoti, ar jūs norit kokią apdailą jūs darysit, kaip, ar ventiliuojamas fasadas, ar kaip. Čia klausimų tikrai daug, todėl kalbėti bendrai apie kažką, siūlyti jums variantus, aš nesiūlysiu, jūs turit pats sugalvoti, rinktis, kokias medžiagas jūs naudosit. O žmonės sako, ką geriau naudot. O kas yra geriau? Vienam geriau dabar padaryti pigiau, o paskui, kaip jau ten bus kažkaip, kitam geriau, kad ilgalaikiai garantuotai ir ekonomiškai visam gyvenimui. Tai vėl tas geriau yra skirtingi prioritetai, brangiai. Todėl, Genadijau, čia aš negaliu pasakyti dabar konkrečiai. Tai, ką aš išnagrinėjau per šitą seminarą mūsų, tai remkitės tuo, jeigu kils papildomų klausimų, jūs visada galite kreiptis į mane ir tiesiogiai jau tada konkretinsim mes visą šitą dalyką. Ir aš kiek pastebiu šituose klausimuose tikrai yra
labai dažnai naudojami tokie apibendrinti dalykai. Žmonės bendrai galvoja, kad yra kažkoks superinis receptas, kurį panaudojus išsisprendžia viskas. Tačiau kiekvienas mes turim savo prioritetus. Tai toliau, kas čia? Rolandas klausia. Renovuoju namą, kuo apšiltinti iš lauko būtų geriausia. Vėlgi, Rolandai, renovuoji namą ir ką nori apšiltinti. Kuo apšiltinti iš lauko būtų geriausiai? Ką apšiltinti? Pamatus norėsi šiltinti ar ką norėsi šiltinti? Tai greičiausiai vėlgi kalbė apie sienas, ar ne? Nu tai tada vėl, o kokios sienos yra? Renovuoju namą, kuo geriausiai apšiltinti iš lauko. Tai medinės sienas vienoks būtų pasiūlymas, sakykime, ten mūrinės kitoks, karkasinis namas dar kažkaip, tai vėl tai yra skirtingi dalykai. Ir man reikėtų, norint kažką patart, reikėtų daugiau sukonkretinti. Nes ką dabar visus variantus, visus išnagrinėti, ko gero čia nelabai išeis. Tai kuo apšiltinti iš lauko būtų geriausiai? Geriausiai apšiltinti ilgalaikiai ir sandariai, su ilgalaikiu sandarumu ir tiesiog be klaidų. Nu, o dabar kokią technologiją nagrinėti ir kokius niuansus aiškinti, aš tiesiog nežinau, nėra duomenų čia tokių. Tai norėtųsi man labai atsakyti ir patenkinti žmogų, kad būt konkrečiai jam duot kažkokį sprendimą, bet tam reikia, patikslinimo tiesiog. Koks tai namas ir kokias medžiagas planuojat naudoti. Mantas klausia, kaip praktiškai išsiaiškinti, ar jau apšiltintose sienose, tai pasidėdinkim, ar jau apšiltintose sienose kanapių kalkių mišiniu ir iš išorės nutinkuotose perlito plus kalkių plus smėlio tinku yra pakankamas sandarumas. Taip, gerai, kad jau rūpi šitas dalykas, ar tikrai tai sandaru, tai pagrindinis instrumentas, diagnostinis instrumentas yra sandarumo testas. Tai tiesiog išsikvieskit sandarumo specialistus, jų yra Lietuvoje tikrai daug, aš galiu parekomenduoti, jeigu kreipsitės į mane, aš čia dabar rekomendacijos plačiai neplatinsiu, tiesiog turiu draugą, kuris tikrai labai seniai nuoširdžiai šitą dalyką dirba ir išsiskiria tuo, kad parodo ne tik problemas, bet ir prie kiekvieno taško, prie kiekvienos problemėlės duoda sprendimą, kaip ekonomiškiausiais būdais, kokiom medžiagom geriausiai tai sutvarkyti būtų. Tai ataskaitų jūs visą šitą dalyką gausit. Tai tiesiog, jeigu kam tikrai bus aktualu, galit kreiptis, aš parekomenduosiu. Bet čia tik tai asmeniškai tada rekomendacijas perduodu. Tai štai, sandarumo testą daryti reikia. Mantui, ką galiu atsakyti. Toliau, Vytautas rašo, sveiki. Kaip rekonstruojant rąstinį namą, naudojantis apva paramą, pasiekti B klasę ir 40% energijos sutaupimus, užtikrinti jo sandarumą ir ar tai iš vis įmanoma, jei norisi palikti atvirus rąstus iš vidaus. Dėkuoju už atsakymą. Aha, tai vėlgi namas. Kaip rekonstruojant namą, naudotis apva paramą, pasiekti B klasę ir 40% energijos sutaupimus. Tai vėlgi dabar kalbama apie rąstus iš išorės, ar ne? Bet tai yra tik sienos. Sienos yra antras prioritetas, dar kartą kartoju. Todėl pirmiausiai čia reikės padaryti visą kompleksą. Taupyti šilumą reikia kompleksiškai. Nes brangieji, daug kas sandarint ir šiltint nori tikrai gerai, tobulai. Ir kada aš paklausiu, o kaip tu tą šilumą sutaupytą, kaip tu panaudosi, nes tu šildai orą viduje, ar ne? Ir šiltas oras, juo kvėpuoji, jį reikia keisti. Kaip keisi orą? Nu tai sako, langus atidarysiu, išleisiu seną, įleisiu naują. Tai reiškia, tą šilumą, kurią tu sutaupiai, investuodamas savo pinigus į šiltinimą, į teisingą sutvarkymą visą to, tu paimi ir paleidi kiaurai per langus. Išmeti laukan tiesiog,
kada šilumą galima naudoti nuolatos, orą keičiant šilumą pasilikti. Tai yra vėdinimo sistemos su šilumokaičiais, rekuperacinės sistemos. Tai yra labai galingas instrumentas taupyti. Bet žmonės sako, bet tai reikia įrengti, tam reikia pinigų, tai aš neturiu. Nu tai ką, dabar neįrengsi, tada tu 10 kart didesnius pinigus per gyvenimą sudeginsi, tiesiog išmesi lauką. Tai verta pagalvoti, vėl kokie prioritetai. Todėl čia taip pat B klasiai, nu, kaip nereikalaujamas vėdinimas yra, ne, bet vėlgi norit sutaupyti šilumos. Tai jūs ją lyg tai teoriškai sutaupysit, šiltindami ir sandarindami, o kur paskui dėsit, vis tiek išmesit lauką. Tai ar tai yra sutaupimas? Todėl čia viską reikia spręsti kompleksiškai. Tai jeigu jūs norit palikti rastus iš vidaus sienose, reiškia, pilnai va tą vaizdą padaryti, tai ką reikia tada sandariai ir patikimai šiltinti iš išorės. Tai kaip tai padaryti, vėlgi, nu reikia sandariai šiltinti. Tai aš, pavyzdžiui, panaudojau, pas mane karkasinis namas, tai aš panaudojau gamo technologiją viskam, tiek perdangai, tiek sienoms, tiek grindims, padariau visą kevalą pilnai ir tikrai tuo džiaugiuosi. Nes aš žinau, kad su plėvelėm ir lipniom juostom sandarint orui laidžias medžiagas, tokias kaip vata, aš nesiryžau, kadangi aš daug ekspertizių darau ir matau, kokios pasiekmės po 5-7 metų būna iš to ir kad tikrai padaryti taip, kad neatsiklijuotų, nu, neišeina. Teoriškai turėtų išeiti, praktiškai tai neišeina. Nu, tiesiog, o kaip ten jūs nuspręsit, tai spręskit jūs. Tai štai tiesiog Vytautui toks atsakymas - šiltinti iš išorės ir šiltinti patikimai garantuotai. Tai jeigu dabar kokiu medžiagom, kokiu būdu šiltinsit, tai Vytautai jau čia, kai nuspręsit, kreipkitės, tada jau konkrečiai pagal tas technologiją aš galėsiu jums rizikos taškus visus sudėlioti viską ir jau konkrečiai galėsim aptart, kaip į tą dalyką pasižiūrėti. Taip, toliau. Seno rąstinio namo apšiltinimas. Pasirinkau ekovatą, koks teisingas įrengimas ir koks rezultatas bus po tam tikro laiko. Nu kągi, čia jeigu Karolis žiūrėjai šitą mūsų laidą dabartinę, tai apie ekovatą aš viską daugmaž ir išdėšiu ir paaiškinau. Tai ar rinksiesi ekovatą ar ne, sprendi tik tai tu, bet ką aš galiu akcentuotai pasakyti. Ekovata yra biri medžiaga, kaip ir akmens vata, kaip ir mineralinės vatos, tai yra orui laidžios medžiagos. Ir jeigu tu nepanaudosi garo barjerų iš vidaus ir vėjo barjerų iš išorės, šita medžiaga turės problemų. Per laiką joje kaupsis problemos. Ką besakytų rangovai, kaip be bandytų neigt, fizikos neapgausit, brangieji. Ir tai tikrai vyksta, ekspertizės tai rodo, apie tuos dalykus rangovai nekalba. Tie dalykai, sakykime, galbūt tiek plačiai neskelbiami, bet tai yra realybė. Norit, tikėkit, norit, nenorit, išbandykit ant savo kailio. Tai jūsų pasirinkimas. Bet reikia suprasti elementarią paprastą fiziką. Jeigu mes leidžiam šiltam orui su vandens garais keliauti į šiltinimo medžiagą, šiltinimo medžiagoje bus kondensatas. Jeigu šiltinimo medžiaga yra laidi orui, jinai leis vandens garams su oru keliauti, vandens garai šaltuose sluoksniuose kondensuosis. Medžiaga taps šlapia, jinai taps dar šaltesnė, dar giliau kondensuosis ir prasideda procesai. Todėl, aš šitokiais dalykais nežaidžiu, aš jums aiškiai sakau, kad čia yra rizika, aš nerizikavau. Norit, bandykit, jūsų pasirinkimas. Gerai, Rokas klausia. Domina informacija apie rąstinio namo šiltinimą, stogo šiltinimą, sprendimo priėmimas dėl grindinio šildymo ir radiatorių ir panašiai.
Aha, kompleksinis klausimas, Rokai. Iš karto noriu pasakyti, aš nesu šildymo sistemų specialistas, taigi vamzdynų, radiatorių ir šildymo prietaisų aš nekomentuosiu, tai ne mano sritis. Kai jūs šildymo sistemos pagalba sukūrėt šilumą, va tada, kaip ją išsaugot, aš jau padedu šitame dalyke susigaudyti. Kokiu būdu ir ekonomiškiausiai jums sukurti šilumą, čia jau spręskit su šildymo specialistais. Šildymas ir šiltinimas yra du skirtingi dalykai. Tai su šildymo specialistais, jau su radiatoriais ir visais kitais dalykais, o mes kalbam apie šilumos išsaugojimą. Tai dabar informacija apie seno rąstinio namo šiltinimą. Tai kągi vėl, kuo šiltint ruošiesi? Vat, sakykime, prieš tai Karolis sako, aš pasirinkau ekovatą, ar ne? Nu, tai aš galiu paaiškinti apie ekovatos naudojimo niuansus visus. Jeigu tu pasakysi, aš pasirinkau, sakykime, parok, ten kokią arba kitokią izoverį ar dar kažkokią mineralinę vatą, tada aš jau sudėliosiu tau konstruktyvą, kaip šitoj vietoj į ką atkreipdėmėsi ir kaip tai padaryti. O dabar bendrai kalbėti apie kažką, gal aš tau kalbėsiu apie vatą, tu sakysi, aš naudosiu polistirolą arba ekovatą, arba ten gamų putas. Nu tai aš daugmaž sudėliojau šiame seminare apie tai, kokie pliusai, minusai įvairių medžiagų. Tai konkrečiau, jeigu norėsi detalizuoti būtent savo namą, tada mes galėsim jau kalbėti, nes šiltinimas vėlgi prasideda nuo stogo, stogo šiltinimas tikrai skirsis nuo sienų šiltinimo ir sienų šiltinimas skirsis nuo pamatų šiltinimo ir visa tai yra kompleksas, plus dar vėdinimas ir visa kita, tai kalbėti reikia kompleksiškai apie tai. Taip. Ir toliau kas? Rolandas klausė dar. Senos statybos mūras su 5 cm oro tarpu. Ar verta jį užpūsti šiltinimo medžiagą, ar užtenka gerai užsandarinti? Aha, taip, yra tokia iliuzija. Žmonės galvoja, kad jeigu aš užsandarinsiu iš viršaus ir iš apačios, tokiu atveju viskas ten oras bus uždarytas. Brangieji, konvekcinis ratas. Prie vidinio paviršiaus prisiglaudęs šaltas oras ima nuo jo šilumą ir sušilęs kyla į viršų. Viršuje dalis pabėga per plyšelius, dalis prisiglaudžia prie išorinės šaltos sienos, šąla ir leidžiasi žemyn. Ir šitas ratas sukasi be gailesčio. Todėl neturėkit iliuzijos, kad jūs orui leidę gastroliuot turėsit šilumą. Apie varžą jokia kalba neina, jeigu oras sukasi, jeigu jisai nuolatos neša su savimi šilumą ir ją atiduoda. Nuo šiltos sienos prie šaltos oras neša šilumą ir prisiglausdamas atiduoda ją. Todėl tik tai uždarant orą taip, kad jis negalėtų judėti, tik tai tada oras tampa šilumos izoliatoriumi, nes oras yra retas ir perduoda šilumą sunkiai. Tai reiškia, turi varžą šiluminę. Bet jeigu oras neša šilumą su savim, apie jokią varžą kalbos nėra visiškai. Todėl neturėkite iliuzijos, kad paliekant tuščią oro tarpą galima laimėti šilumą patalpose. Jokių šansų. Todėl oro tarpą užpildyti būtina ir užpildyti jį reikėtų racionaliausiai, tai yra užpildyti taip, kad oras negastroliuotų, o stovėtų. Tai reiškia, tą konvekcinį ratą besisukantį oro tarpe jį reikia sustabdyti. Štai tam ir tarnauja specialios technologijos. Tai net jeigu ar ten oro tarpas 7 cm ar 5 ar 3 šilumos išnešama praktiškai beveik tiek pat. Todėl tiesiog bet kokiu atveju oro tarpą užpildyti reikia, be kompromisų. Tai vat vėlgi sakau, jeigu tai aktualu, tiesiog skambtelk man, Rolandai, ir parekomenduosi tau, kas galėtų tai padaryti. Iš savo ekspertizių rezultatų aš tikrai žinau, kas daro patikimiau, tvarkingiau, iš to, ką esu jau patyręs, patikrinęs. Tai tiesiog aš to atvirai neskelbiu visiems, o tiesiog kam reikia konkrečiai kreipkitės, pagelbėsiu.
Tvarkoj. Ir Šarūnas rašo, domina renovuojamo namo šiltinimas. Nu, vėl tradiciškai, ar ne, žmonės įsivaizduoja, kad namo šiltinimas tai yra sienų šiltinimas. Greičiausiai taip. Aš nesakau tikrai, kad Šarūnas būtent tai turėjo omenyje, bet greičiausiai. Nes apie ką dabar man kalbėti? Tai pirmiausia, apie namų šiltinimą aš visada pradedu kalbėti apie stogo šiltinimą. O žmogus sako, oi palauk, aš visai nesiruošiu su stogu nieko daryti, aš kalbu apie namo šiltinimą. Tai reiškia apie sienų, ar ne? Nebrangiai, namų šiltinimas prasideda nuo viršutinių konstrukcijų. Ar ten reikia šiltinti stogą, ar ten reikia šiltinti palėpės grindis, kitaip sakant, perdangos viršų, tai vėl tai dar klausimai kiti. Todėl reikia aiškintis konkrečią situaciją ir konkrečius prioritetus. Galbūt žmogus turi kažkur ten užsisandėliavęs vatos ir jis sako, aš tik su vata šiltinsiu, tu man čia nepasakok apie jokias kitas medžiagas. Tai aš tiesiog nežinau. Taigi, Šarūnai, jau tada vėlgi reikia konkretinti visą tą dalyką. Kuo konkretesni klausimai, tuo konkretesni ir atsakymai bus. Patys supraskit, brangieji, kad aš negaliu visų variantų jums išnagrinėti čia dabar kiekvienam. Tai mes čia iki rytojaus vakaro galėsim kalbėti, ar ne taip? Nu kągi, toliau nebematau jūsų klausimų komentaruose. Tai tie, kurie žiūrit dabar, ar jums aktualu kažkas tai, nors sakysi, tai kad Robertas iš vis čia nieko neatsako į tuos klausimus. Nu, brangėjau, kaip jūs norėtumėt, kad aš atsakyčiau? Taip, aš galiu jums pabarstyti kažkokiu tai konkretumu apie tuos variantus, kurie galbūt jums visiškai neįdomus ir netinka. Bet aš tiesiog nedarau šito dalyko, nes, tai netikslinga jums bet ką sakyti. Todėl aš ir pirmiausiai ir išaiškinu, kad tai yra kompleksas, kurį mums reikia aptarti detaliai kiekvieną dalį, jeigu norit šilto ekonomiško namo ir reikia tiesiog nusistatyti, ką šiltinsim ir kuo šiltinsim. Tada aš jums pasakysiu, kaip tai padaryti. O kalbėti bendrai, bendrom frazėm, tai kam čia man makaronus kabinti? Jums. Gerai, brangieji, tai kągi, ar turit dar kokių klausimų? Aš tiesiog laukiu jūsų klausimų, paimkim, perkraukim puslapį, kartais būna, kad klausimai ne parašyti, bet jie neatsispindi man. O, aha, taip ir buvo. Gerai, tai dabar aš truputėlį, padarykim šitai, persikeliu čia. Štai. O, štai kiek klausimų yra. Gerai. Aurimas klausė. Sveiki, kaip taisyklingai užsandarinti elektros dėžutes? Mazgo pavyzdys - plyta, gipso profilis, jo viduje vata, garo izoliacija ir gipsas. Dėžutės montuosis per visą sumuštinį iki dalies plytos. Tai dabar žinau tikrai, kad švedai jau tikrai gamina būtent sandarumui skirtas dėžutes pilnai, kurios jau yra pačios įsimontuoja, dedasi ant silikono ir įsimontuoja pilnai pati dėžutė sandari ir laidų įvedimas į dėžutę taip pat yra su specialiom tarpinėm, sandarinta viskas. Tai tikrai vertėtų galbūt tokias panaudoti. Kitokiu atveju jūs turit tiesiog dėžutę ir laidų įvedimus visus su silikonu sandarint pilnai. Ir toliau pačią dėžutę būna, kad apklijuoja dar su lipnia juosta ten, įvairiai, bet kokiu atveju būtina sandarinti, o kokiom priemonėm, tai arba naudojam specializuotus būdus, arba tiesiog, imam medžiagas kažkokias ir darom taip, kaip mums atrodo sandariau. Nes realiai nėra tokios technologijos konkrečių mazgų išdirbta, kaip konkrečiai tiksliai tai reikėtų padaryti. Todėl, sakau, arba imam specializuotą produktą jau šitam dalykui skirtą, arba imam ir sandarinam taip, kaip mums atrodo gerai, o toliau ką? Toliau sandarumo testas parodys, kiek mums pasisekė tai padaryti. Bet kokiu atveju tai yra silikonuojama paprastai. Taip, toliau Rokas klausė.
Patikslinu savo klausimus užduotus prieš seminarą, nes po seminaro akivaizdžiai atsirado daugiau žinių. Šiuo metu rąstinis namas yra apšiltintas knauf vatos rulonais, neaišku kokiomis būtent, bet daryta apie 2010 metais iš lauko ir uždengtas lentutėmis. Taip pat apšiltinta namo perdanga, antras aukštas negyvenamas. Irgi vata prieš kokius 5 metus. Taip, prašaukinėja, nes rašo kiti žmonės. Tai taip, toliau minutėlė. Norime daryti remontą iš vidaus. Ar reikėtų daryti sandarumo testą dabar, kad suprasti, kiek prieš tai daryti apšiltinimai pasiteisino? Perdangoje plėvelės nenaudotos. O, taip, Rokai. Jeigu perdangoje plėvelės nenaudotos, tokiu atveju reikia atidengti viską ir tada pertvarkyti viską pilnai. Gerai. Na bent jau ne 2 sluoksniais, kaip jūs kalbėjote. Ar teisingai suprantu, kad iš išorės reikia 2 difuzinės plėvelės sluoksnių? Ne, Rokai, neteisingai supratai. Iš išorės reikia vėjo izoliacijos. Kitaip sakant, reikia, kad šaltas išorės oras negalėtų smelktis per visą orui laidžią šiltinimo medžiagą iki vidinio sluoksnio. Tam ir naudojama difuzinė plėvelė. Difuzinė yra tam, kad oro nepraleidžia iš išorės, o iš vidaus vandens garai turi galimybę išeiti. Taip sukalibruotos šitos plėvelės poros, kai 10 kart mažesnės vandens garų molekulės išleidžia iš vidaus, o iš išorės šalto oro molekulės negali patekti. Tai reiškia, nuo šalto oro saugom, o iš vidaus vandens garus išleidžiam. Kodėl? Todėl, kad mes neužgarantuojam, kad garo izoliacija bus idealiai sandari ir jeigu garai papuls ir neturės kur išeiti, jie ten susikondensavę pridarys daug žalos. Jie pradės kauptis ir ten viskas taps šlapia. Tai todėl iš išorės būtent difuzinė. Ir tam nereikia 2 sluoksnių. Tai yra natūraliai, ją reikia tiesiog padaryti sandarę ir supras, kad vata ji neturi išleisti iš savęs to oro, kuris gavo šilumą. Šiltas oras plečiasi. Jisai pradeda eiti, jeigu į viršų jis negali išeiti, jis eina į šonus. Ir jeigu šonai, galai, kraštai neužstandarinti taip pat, tai per šoną kažkurį šiltas oras išeis, per kitą šoną bus įtraukiamas šaltas oras. Tai yra paprastas principas, skersvėjo principas. 2 langus salėje atidarė priešingose pusėse. Kas bus? Skersvėjis. Kodėl? Todėl, kad šiltas oras, ten, kur lengviau jisai pradės išeiti, patalpose gausis oro išretėjimas, per kitą pusę bus įtraukiamas šaltas oras. Ir iš karto šitaip nuolatos ir keliaus viskas. Tas pats vyksta ir nesandariuose orui laidžiuose medžiagose, tik tai tiek, kad tai vyksta lėčiau, bet tai vyksta. Todėl sakau, orai laidžios medžiagos, jos yra komplikuotos dėl to, kad jas reikia užsandarinti pilnai ir orui neleist pabėgti su mūsų pagauta šiluma. Taip, toliau. Ar teisingai supratau, kad iš išorės iki 2? Ne, neteisingai. Toliau 4. Šis rąstinis namas yra dvibutis, vienodai sutvarkytas iš išorės pas abu savininkus. Tačiau kitoje pusėje mirus savininkui kol kas niekas negyvena. Ar tokiu atveju reikėtų apsišiltinti vidinę sieną nuo šiuo metu negyvenamos pusės? Kas nutiktų, jeigu toje pusėje pradėtų kažkas gyventi? Ar nepradėtų kondensuotis siena? Siena pati, ką reiškia siena kondensuotis? Vandens garai kondensuojasi, siena negali kondensuotis. Gerai, čia tiesiog ar toje sienoje nesikondensuos kažkas, kai ji bus šildoma iš abiejų mūsų ir kaimyno pusės. Tai, Rokai, paprastas dalykas, reikia suprasti, kas yra kondensacija. Kondensacija gaunasi tada, kada vandens garai, būdami šilti, jie yra garų pavidalu. Kada jie atšąla, jie kondensuojasi ant šalto paviršiaus. Tai jeigu siena bus šildoma iš abiejų pusių, tai iš kur tada kondensacija?
Čia nesiriša niekaip. Taip kad jeigu siena bus papildomai šildoma ir iš kitos pusės, tai tuo labiau kondensacijos nebus visiškai niekada. Tai čia minuso nėra. Minusas yra tada, kada buvo šilta šilta ir staiga tapo šalta. Va tada iš oro, kuris buvo šiltas, kondensuosis vandens garai, kurie yra tame ore. Čia yra viskas nesudėtingai suprast, ar ne? Nes profilis pilnai nesiglaudžia prie pamato apšiltinimo medžiagos. Taip, ne, čia kažkur ne tą aš nuskaičiau. Kas nutiktų, jeigu toje pusėje, taip, iš abiejų pusių mūsų kaimyno pusės. Ai, tai čia viskas. Tada, Rokui, aš kaip ir atsakiau šitoje vietoje. Gerai. Toliau Aurimas klausia, ar yra naudos, jei sumontavus cokolinį profilį aplink namą ir tarpą tarp profilio ir sienos užpūsti montažinėm putom ir užtepti hidroizoliaciją, nes profilis pilnai nesiglaudžia prie pamato apšiltinimo medžiagos. Montažinės putos niekada nėra sandarinimo priemonė. Jos trauksis visada. Kas ten gausis dabar, ar yra naudos, jei sumontavus cokolinį profilį aplink namą ir tarpą tarp profilio ir sienos užpūsti montažinėm putom ir užtepti hidroizoliaciją, nes profilis pilnai nesiglaudžia prie pamato apšiltinimo medžiagos. Nežinau, ar šitas dalykas, čia konkrečiu atveju reikia pasižiūrėti, matyti, kaip ten visas tas dalykas atrodo, nes dabar tiesiog, ar tas tarpas įtakos kažką tai ten. Tai jeigu tarpas ten gaunasi toks, kad gali praeiti šaltas oras kažkur, tai tokiu atveju ten reikia šitą vietą izoliuoti. Bet dabar aš kol kas nematydamas negaliu pasakyti, kaip ten iš tikrųjų yra. Tai šitoj vietoj, Aurimai, negaliu konkrečiai atsakyti. Jeigu tu man atsiųstum konkrečią nuotrauką arba schemą, kaip ten yra iš tikrųjų padaryta, o tada galima būtų pasižiūrėti ir pasakyti. Jeigu ten yra tarpas toks, kad šaltas oras, šoninis vėjas, pavyzdžiui, gali įlysti ir prieiti iki pačios konstrukcijos ir ten gaunasi kaip šalčio tiltas, tada reikėtų ten spręsti šitoj vietoj. Kokiu būdu vėl reikia pasižiūrėti, kokios medžiagos buvo naudojamos iki šiol ir kaip ten galima užsandarinti taip, kad nepakenkti ir išoriniai apdailai ir šiltinimo medžiagoms pačioms. Tai tiesiog reikia pasižiūrėti. Galbūt, sakykime, uždėti pripūst putų ir užsandarint su mastika gali būti toks variantas. Galbūt, jeigu tai netrukdo apdailą, jeigu tai negadina nieko. Tai tiesiog, kad konkrečiau reikėtų man pamatyti konkretų mazgą, tada jau galėtume ten ir išspręsti konkrečiau kažką tai. Gerai, tai Aurimas tiek. Nu kągi. Taip, Remigijus rašo nori, tai Remigijau dėl seminaro, tai atsiųsk man laišką. Adresas yra komentaruose, ar ne? Pats pirmas mano komentaras robertas@sandarusnamas.lt, atsiųsk laišką, parašydamas, kad šiandien dalyvavai seminare ir nori nuolaidos ir aš tiesiog atsiųsiu tau, administratoriai atsiūs nuolaidos kodą, kurį įvedęs tiesiog sandarusnamas.lt įeisi, seminaro įrašas, paspausi noriu atsisiųsti įrašus ir ten apmokėjime įvesi nuolaidos kodą ir vietoj 57 eurų bus tik 30 eurų, 27 eurų nuolaida pagal tą kodą. Tai man reikia tavo elektroninio pašto adresą, Remigijau, kad gaučiau ir tada visą tai išspręsim. Nu kągi, brangiai. Konstruktyvūs klausimai, aš dėkoju jums už tuos konkrečius klausimus, į kuriuos jau tikrai galiu konkrečiau atsakyti, kai aišku, ką renkatės, kaip kas yra, viskas tvarkoj, tada aiškiau. O tie, kas uždavėt klausimus registruodamiesi ir negalėjau aš sukonkretinti, tai tikrai drąsiai registruokitės į konsultaciją ir galbūt tai bus ir trumpai mes galbūt pasišnekėsim ir tai galbūt jums ir nekainuos, jeigu bus labai viskas aišku paprasta. Jeigu detaliau, tiesiog išsiaiškinsim
detaliai konkretų atvejį jūsų jau. Nu kągi, tai aš dėkingas jums, tiems, kurie tikrai domisi, kurie dalyvavo šitame. Tai sekanti mūsų transliacija, dabar anonsą padarysiu, kad sekanti transliacija bus gegužės 14 dieną. Ir mes kalbėsim apie langus ir duris, ar ne? Tai perėjom viršutinę konstrukciją, perėjom dabar šoninės konstrukcijas, ir toliau kalbėsim apie langus ir duris, tai yra trečias prioritetas. Tai vadinsis mūsų transliacija taip, langai ir durys namuose. Tai draugai ar priešai? Galim turėti ir tą. Vėl priklauso nuo to, ką mes suprantam, kaip mes įrengiam tai, kokias padarom klaidas arba nepadarom, kaip tai įvertinti, kaip ištaisyti, viską apie šitos dalykus. Tai langai ir durys, draugai tai ar priešai. Tai gegužės 14 bus, tai bus paskelbta, sekit. Kas dar naujienlaiškių negaunat, įeikit į Sandarus namas LT, užsisakykit naujienlaiškius, gausit juos, jeigu nepatiks, tuoj pat galėsit bet kuriam laiške paspausti mygtuką atsisakyti ir nebegausit, sugalvosit vėl, kad reikia, vėl užsisakysit. Čia yra paprasta, lengva, jokių problemų tame. Tai kągi, mėlyjeji, aš dėkoju jums, kad buvo šį vakarą kartu ir dar kartą patikrinu, ar tikrai daugiau klausimų nėra. Taip, ir Rokas dar parašė, ačiū labai, pateisinote visus seminarų lūkesčius, manau, kad dar tikrai susitiksime. Ačiū, Rokai, ir brangieji, dalinkitės žiniomis apie tai, kad vyksta šitokie seminarai, tiesiog tiems žmonėms, kuriems tai aktualu, kad jie sužinotų, kad galima šitas žinias gauti, pasidalinkit šitą patirtim, kuo daugiau žmonės išspręs savo problemas, tuo bus ramesni, tuo bus draugiškesni, tuo visiems bus geriau. Aš žiūriu būtent iš tos pozicijos, kad reikia duoti žmogui šansą nesinervuoti, nusiraminti, atsipalaiduoti, ir tai tiesiog racionaliau, daugiau žinant, galima tikrai išspręsti kur kas pigiau, racionaliau ir paprasčiau visas tas problemas, kurias mes turim nežinodami. Ačiū Jums, mėlyjeji, iki sekančio karto. Ate.